Tomai. Tai labas vakaras visiems. Labai sveikinu visus čia atvykę šiandien vakare pakalbėti apie labai sudėtingą temą, nes pastarieji įvykiai artimuosiuose rytuose abejingai negali tikrai palikti nei vieno žmogaus. Ir būtent dabartinė situacija inspiravo ir šios diskusijos surengimą. Mūsų tikslas yra nemoralizuoti ir nepiešti, kas yra balta, juoda, tai yra dalinti pasaulį gėrį ir blogį, kas mano manymu vis dėlto yra labai pavojinga, o vystyti tokį kaip ir tarpdisciplininį diskursą. Ir čia mūsų visi dalyviai kaip ir atstovauja labai įvairias disciplinas. Tai yra filosofinė, istorinė, politinė, kultūrinė, religinė, teisinė, tokios perspektyvos. Ir tikimės, kad tai padės inicijuoti, padvelgti skaudžiausią pastarojo meto šių konfliktą. Taigi, pristatau mūsų diskusijos dalyvius, tai yra profesorius Naglis Kardelis. Tai yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto, filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros docentas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto šiuolaikinės filosofijos skyriaus vedėjas, kultūros teoretikas ir senovės istorijos tyrinėtojas. Toliau daktarė docentė Aušra Pažeraitė, religijų istorikė, religijotyrininkė, Vilniaus universiteto religijų studijų ir tyrimų centro docentė, nuolat dėsto įvairias judaistikos ir biblistikos disciplinas. Daktaras Ernestas Jančenkas, Vilniaus universiteto Radios ir kompiuterinės studijų lektorius, arabų idėjų istorijos tyrinėtojas. Daktarė Ieva Koreivaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorė, politikos mokslų daktarė, ne vienerius metus praleido Irane, ten analizuodama islamistinį režimą bei jo tarptautinės politikos sampratą. Palestinos konfliktas yra vienas svarbiausių, kuris siejasi su radikalizacija ir militarizacija Vidurio rytuose, kad jam skyrė ypatingą dėmesį. Doktorantė Gintarė Sereikaitė, tai yra Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto jaunesnioji asistentė, tyrinėjimų sritis, lyčių santykiai ir radikalūs judėjimai artimuosiuose rytuose. Ir Goda Jurevičiūtė, 5 metus skirtingose organizacijose dirbanti žmogaus teisių ekspertė, nesykį lankiusi Vakarų krante. Šiuo metu toliau praktikuojasi Mykolo Romerio universitete tarptautinės teisės srityje. Ir diskusiją vesiu aš, Maritana Largi, taip pat Vilniaus universiteto mūsų instituto lektorė. Mano interesų sritis yra islamo kultūros istorija ir islamiškoji etika. Dabar mūsų diskusijos formatas yra toks, kad aš manau, kad reikėtų kiekvienam iš mūsų srities specialistų tiesiog nusisakyti iš savo perspektyvos, kaip jie šį konfliktą reflektuoja, ar ką jie turi būtino apie šį konfliktą pasakyti, po to turiu paruošti keletą klausimų ir aišku, kad kiek laiko žmogu aktyviai dalyvauti ir taip pat duoti jums klausimus. Aš prašau, pirmiausiai galbūt pasakyti, tai galtelį kaip filosofo, kuris taip iš tokios filosofinės perspektyvos gali bendrai kalbėti apie konfliktą. Sveiki. Šis konfliktas tikrai turi gilias šaknis. Tai nėra tik tai tie įvykiai, kurie prasidėjo nuo spalio 7 dienos, tikrai ilga istorija. Ir mąstant apie tą konfliktą, svarbu klausti, kokia mūsų intelektualų pareiga. Svarbu, kad mes neprisidėtume prie tolesnio tautų ir žmonių kiršinimo, kad nepiltume druskos ant tos žaizdos, bet kad
blaiviai, racionaliai klaustume, kokios yra to konflikto sprendimo galimybės ir visų pirma, parodydami patį to konflikto kontekstą, jo ištakas. Ir aš galbūt nekalbėsiu ilgai apie istoriją, bandysiu iš tokios gal bendresnės, filosofinės, metafizinės perspektyvos pasižiūrėti į tą konfliktą. Man kaip filosofui svarbiausia yra etiniai dalykai ir filosofai paskirą žmogų vertina labiau negu kokį nors kolektyvinį žmonių darinį, ar tai būtų valstybė ar kokia nors bendruomenė. Dėl to visų pirma, kas krenta į akis, mąstant apie tokius konfliktus, tai paskirų žmonių kančios. Čia kalbant ir apie tuos nukankintus, nužudytus žydus, Izraelio gyventojus, nukentėjusius nuo Hamas teroristų ir be abejo taip pat tie Palestinos arabai, palestiniečiai, kurie žuvo, didelis skaičius jų žuvo Izraelio atsako metu, visi jie nusipelno mūsų didelio tokio gailesčio. Ir svarbu pastebėti, kad žmogus yra svarbiau už valstybę, už bet kokią bendruomenę. Tai čia būtų toks kaip tono uždavimas mūsų diskusija, kad mes išryškindami tuos galbūt probleminius taškus, neprisidėtume prie tolesnio tų dviejų tautų, žydų ir Palestinos arabų, ir Lietuvos žydų, ir Lietuvoje gyvenančių arabų kiršinimo. Tai čia toks mano palinkėjimas visam diskusijos dalyviam. Dabar kalbant dar iš vieno filosofinio taško, svarbu pastebėti, kad filosofai jie mąsto apie žemėlapius ir teritorijas, bet jie nėra teritoriškos būtybės. Jie nelinkę dalintis ar žemės, ar kažkokių įtakos zonų, kaip yra įprasta geopolitikoje kalbėti apie įtakos sferas. Tai filosofui visiškai įmanomas dalykas, kaip, pavyzdžiui, tam tikra žemė, jie priklauso kažkam, jinai priklauso ar antram ir trečiam, o nėra taip, kad jeigu kažkas priklauso vienam, tai nepriklauso kitam. Ir ypač kalbant apie šventąją žemę, kuri yra pats įdomiausias ar gražiausias žemės taškas, tai šventoji žemė, kaip mes ją vadiname, jis skaičiuoja ilgus tūkstantmečius įspūdingos istorijos ir aš dažnai vartoju neolitinio pilkapio, neolitinio telio analogiją, kalbėdamas apie žemę. Tai yra pilkapis sudarytas iš daugybės sluoksnių. Paprastai, kai mes kalbame apie kažkokį teritorinį suskirstymą, tai įsivaizduojame tam tikrą ribą, kuri nubrėžta horizontalioj plokštumoje. Ir viena teritorija atskirta nuo kitos horizontalioje plokštumoje. O čia ta pati teritorija, jinai turi tą laikinį ir erdvinį gylį. Tai kalbant apie tos žemės sluoksnius ir apie istorinio laiko klodus, tai viena civilizacija užsiklojusi ant kitos ir neįmanoma nubrėžti ribų toje žemėje taip, kad kažkuri vieta atitektų ar dalis vienai tautai, o nepriklausytų kitai. Tai visų pirma, tos trys didžiosios abraomiškosios religijos, judaizmas, krikščionybė ir islamas šioje žemėje paliko gilius pėdsakus ir tą mes matome ir tame Morijos kalne, kur ant sugriautos žydų šventyklos pamato yra pastatytos tos įspūdingos islamo šventovės, visų pirma Belos kupolas, ir kalbant apie vakarų krantą, ten yra daug krikščionims svarbių vietų, Betliejus visų pirma, bet taip pat kaip Judėja, kaip Samarija, tai yra svarbios ir žydams žemės ir taip pat nuo 7 mūsų eros amžiaus, tai yra ir islamo kultūros erdvė. Tai visos šitos civilizacijos, jos klojasi viena ant kitos. Seniausias pagrindas yra žydiškasis, po to krikščioniškasis ir islamiškasis, ir mes matome ir vakarų krante daug žydams ir krikščionims svarbių vietų, ir toj teritorijoje, kuri dabar priklauso Izraelio valstybė, tas siaurąja griežtąja prasme, ten irgi yra daug kultūros
židinių svarbių krikščionims ir musulmonams. Tai žodžiu, svarbu šitą visą žemę suvokti kaip tokį vientisą darinį ir klausti, ar galėtų kažkada ta žemė priklausyti vieniems ar antriems ir tretiems, o ne taip, kad priklausydama kažkuriai vienai tautai ar kultūrai ar religijai, nepriklausytų kitai kultūrai ir religijai. Tai be abejo, dabar pats geriausias sprendimas būtų dviejų valstybių sprendimas, toks, kuris buvo numatytas jungtinių tautų, bet ateityje, ko gero, tai turėtų būti, kultūrų ir religijų bendrystės vieta ir galbūt, tokia pirma vieta žemėje, kur žmonės demonstruotų gebėjimą tartis, nes tai yra pats kebliausias konfliktas, pats sunkiausiai sprendžiamas konfliktas. Ir jeigu mes šitą kada nors išspręstume, tai mes bet kokį konfliktą išspręstume. Tai dėl to svarbu suprasti, kad dabar yra ta konkreti kontingentiška situacija, konkretus karas ir greitai nieko nepavyks padaryti ir galbūt net dviejų valstybių plano nepavyks greitai įgyvendinti, nes tautos įsitempusios ir sukiršintos, bet antras etapas po keliasdešimt metų ar po keliolikos metų, po keliasdešimt metų įkurti tas dvi valstybės, Palestinos žydų ir Palestinos arabų. Atkreipkite dėmesį, kad aš nevartoju žodžio palestiniečiai, nes Palestina tai yra teritorija ir tie, kurie gyvena toje teritorijoje, palestiniečiai, tiek žydai, tiek krikščionys, tiek arabai. Ir čia reikėtų kalbėti apie Palestinos žydų ir Palestinos arabų valstybės. Izraelio valstybę ir tą kitą valstybę, kaip ir bebūtų pavadinta. Bet ateityje, kaip trečiasis etapas, galėtų būti vėl sukurta ar atkurta viena valstybė, kurioje gyventų dvi ar daugiau, jau tikiuosi, broliškų, seseriškų tautų ir tos trys religijos. Tai čia kaip tokia vizija iš Izaijo pranašystės ar kokios kitos žydų pranašystės, kaip tam tikras lūkestis, kaip pažadas, kuris dabar sunkiai gyvendinamas, bet tikrai idealus sprendimas būtų nedalinti tos žemės sektoriais, sritimis, o pasiekti, kad visos šios kultūros ir tautos ir religijos gyventų kaip viena broliška, seseriška bendrija. Ir tai būtų pavyzdys visiems kitiems žemėje vykstantiems konfliktams. Tai mano įsitikinimu, tai yra ta unikali žemės teritorija, kuri turi metafizinį ir istorinį ir kultūrinį gelmenį. Tai yra vertikali teritorija, vertikaliai, tai horizontaliai išdėstyta ir netgi gero padalymo neįmanoma teritoriškai horizontaliai įgyvendinti, nes net pagal dabartinį padalymą yra Gazos ruožas vakaruose, yra vakarų krantas, kuris, atkreipkite dėmesį, tą Izraelio valstybę kaip širšę suspaudžia per vidurį. Mes turime tą platesnę Izraelio dalį šiaurėje, kur yra Galilėja, ir po to eina toks labai siauras ruožas, tokia beveik kaip Čilė artimuosiuose rytuose, kur iš karto už Viduržemio jūros po kažkiek kilometrų jau prasideda vakarų krantas, nes tas vakarų krantas daug platesnis, ta buvusi kažkada Samarija ir Judėja. Ir po to Izraelis išplatėja toliau ties Negevo dykuma, kur ten pietuose jau prasideda. Tai žodžiu, taip suspaustas per pusę, per vidurį, ir jį netgi labai sunku apginti to centrinėje daly. Tai ir Izraelio kariškiai sako, kad sunku tą dviejų valstybių variantą įgyvendinti dėl to, kad labai sunku ginti tą centrinę Izraelio dalį, jeigu ta kita valstybė būtų priešiškai nepalanki žydams. Tai labai svarbu būtų pasiekti, kad tas dviejų valstybių plano įgyvendinimas reikštųsi ir tų dviejų valstybių taikingumu viena kitos atžvilgiu. Dėl to labai svarbu pasiekti, kad kitos radikalios politinės jėgos ir vienoje, ir kitoje pusėje jos kažkaip būtų laipsniškai galbūt eliminuotos iš politinio lauko, kad tos sukalbamos
moderuotos politinės jėgos galėtų tą sprendimą atrasti. Tai kol ir viena ar kitoj pusėje reikšis radikalai, tai čia kokį nors, kad ir tarpinį sprendimą, laikiną sprendimą rasti būtų sunku. Tai aš tiesiog kaip hipotezę siūlau tuos 3 etapus. Tai dabar išlaukti tą konfliktą, 2 valstybių mes plano neįgyvendinsime artimiausių metų, nes Izraelis kol kas nesutiks su juo, bet ateityje po 14, keliasdešimt metų įtirti 2 valstybės ir po to siekti tokio idealaus varianto, kur vėl ta žemė būtų suvienyta, bet priklausytų ne 2 tautom, bet 3 religijom ir didesniam skaičiui tautų, ir būtų kaip tokia unikali vieta žemė, kur pats sunkiausias konfliktas tapęs išspręstas, jis duotų pavyzdį ir visų kitų konfliktų sprendimų. Nes jeigu šitas bus išspręstas, tai bet kuris kitas bus išspręstas. Bet čia yra išbandymas mūsų žmogiškumui. Čia eina kalba netgi ne apie tautas, ne apie politiką, ne apie religijas, bet apie mūsų žmoniškumą. Ir sprendžiasi tas klausimas tokiu lygmeniu. Ir dėl to mes netgi prioriteto būdu turėtume pirmą kelti į planą žmonės, konkrečius žmonės ir jų kančias, ir žiūrėti, kad jos kuo greičiau baigtųsi, na ir po to jau mąstyti apie tuos didesnius darinius, apie tautas, kultūras, religijas ir visą žmoniją. Tai yra didžiulis išbandymas mums, bet mes kaip intelektualai turime mąstyti. Ir svarbu, kad mes to konflikto negilintume, kad toliau tų tautų nekiršintume. Ir dar kas labai svarbu, kad vėl neįsipliekstų antisemitizmas ir taip pat, ar iš naujo ar ne iš naujo, ir nepakantumas arabams, arabiškajam etnosui ir islamo religijai taip pat jis neįsipliekstų, neatsirastų. Tai būtent turime sergėtis tiek antisemitizmo, tiek islamofobijos. Ir taip pat dar kaip toks išeities taškas diskusijai, suprasti, kad Izraelis turi teisę egzistuoti kaip tauta, kaip valstybė, ir čia yra viso pasaulio, europiečių, taip pat vakariečių, kabutėse nuopelnas, kad reikėjo jiems grįžti į istorinę tėvynę. Ir dėl to, jeigu mes kaltiname Izraelį, tai turime kaltinti ir save dėl to, kad jie buvo priversti grįžti. Turi teisę egzistuoti ir turi teisę gintis. O jau klausimas, ar ginas adekvačiai ar neadekvačiai, su perviršiu, ar taip, kaip turėtų būti, čia jau kitas antro lygmens klausimas. Ir tos košės ir mėsmalės nebūtų buvę, jeigu ne teroristinis išpuolis, kuris buvo labai klastingas. Spalio 7 dieną per Simchat Torah šventę, panašiai kaip per Jom Kipuro karą, per vieną svarbiausių žydų švenčių, kaip vienos giminingos tautos durys į nugarą švenčiant religinę šventę. Tai aš ne mums moralizuoti, bet mes galime pripažinti, kad tikrai Izraelis naudoja veikiausiai, aš nesu specialistas tų dalykų, ne karo dalykų, veikiausiai per didelę jėgą, bet jie mato situaciją būtent taip. Ir dažnai kyla problemos dėl to, kad mes dažnai nesuvokiame, kas čia yra, pasitelkiant tą Dovydo ir Galijoto kovos analogiją, kas čia yra Dovydas ir kas yra Galijotas. Jeigu kalbėtume apie Gazos gyventojus, tai jie būtų Dovydas prieš Izraelį kaip Galijotą. Bet jeigu imtume Izraelio valstybę kaip visumą, apsuptą nelabai draugiškų kitų valstybių, tai vėlgi žydai yra Dovydas, o tos supančios valstybės yra Galijotas. O dar kokius stambesnių planų, galbūt patys arabai yra Dovydas atžvilgiu vakarų, kurie jiems atrodo priešiški. Tai žodžiu, yra tokie keli planai ir jie mums sujaukia matymą, tai dėl to reikia tą eksplikuoti, išsiaiškinti tą visą kontekstą ir svarbiausia nepasiduoti emocijoms, vertinant šitą situaciją. Tai dabar reikėtų užtikrinti europiečiams, civilizuotom tautom, kad būtų ginamos Gazos gyventojų teisės ir tas teisingo karo teisinis reguliavimas būtų įgyvendintas ir kad būtų laikomas tos
teisingo karo kariavimo tvarkos, kad nebūtų naudojama perviršinė, perteklinė jėga ir kad karo kontekste būtų užtikrintos civilių žmonių teisės. Tai mūsų kaip intelektualų užduotis yra tą sutarimą didinti, kažkaip mąstyti, kaip tas tautas būtų galima susodinti prie vienos. Labas vakaras. Nežinau, net kaip čia dabar save įsivesti, nes bus toks stiprus tematinis nuokrypis, pokrypis. Labai norėjau pakalbėti prieš Ievą, dėl to, kad mano mokslinio tyrimų domėjimosi sritis truputį panašios į Ievos, bet nebejoju, Ieva šiek tiek pagilins šitą diskusiją, o aš tuo tarpu norėjau truputį taip bendriau pakalbėti ir atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Tai pirmiausia į tai, kas yra Hamas. Mes juos žinom pagal tą tokią politinę stovėseną kaip teroristinė organizacija. Ir į dalyką, kad šitas konfliktas kartais yra ne vietoj ir per daug sureliiginamas. Tai, jeigu žiūrint taip labai jau istoriškai nuo pradžių, tai konfliktas kilo dėl, sakykime, lobizmo, dėl sionizmo ir to pasekoje vedusių tam tikrų politinių sprendimų vienoje teritorijoje įkurti Izraelio valstybę. Tuo metu, kai ir kitos tautos žmonės norėjo įsikurti savo valstybę. Jei skaitytume tiesiog istoriją paprastai ir, galbūt ištrintume žodį žydai, palestiniečiai, arabai, tiesiog pavadintume grupę A ir grupę B, manau, niekam nekiltų klausimų, kad šitas konfliktas prasidėjo dėl žemės. Dėl įkūrimo vienos valstybės, dėl įkūrimo kitos valstybės. Žodžiu, teritorinis konfliktas. Žiūrint giliau, iš esmės tai yra dviejų nacionalistinių judėjimų, tai sionizmo ir palestiniečių nacionalizmo siekis, susidūrimas, sakykime, ir siekis toje pačioje teritorijoje sukurti savo valstybę. Sakyčiau, problema šitame kontekste kyla, kaip yra formuluojamas žiniasklaidoje Hamas siekis. Tai yra, Hamas yra grupuotė, kuri kovoja už Palestinos valstybės įkūrimą. Čia galėtume dėti tašką, bet įprastai šitas siekis yra dar papildomas kontekstu, kad Hamas tikslas, pirminis tikslas įkurti Palestinos valstybę Izraelio sąskaitą, sunaikinti Izraelio valstybę ir toje vietoje įkurti islamišką valstybę. Dažnai toks Hamas siekių suformulavimas žiniasklaidoje, sakyčiau, atitolina nuo to pagrindinio uždavinio, kurio siekia bendrai ir arabų tauta, palestiniečiai patys. Taip pat, kas yra ir Hamas pirminis tikslas, tiesiog įkurti, turėti tą savo valstybę. Čia perskaitę apie tai, ko siekia Hamas, dažnas skaitytojas lieka ta tokia pirminė nuomonė galvoje, informacija galvoje, kad Hamas pirmiausia siekia nuversti Izraelį kaip valstybę, sunaikinti žydus, pagaliau įkurti savo valstybę ir taip toliau. Tai taip mes girdim vieną iš dažniausių naratyvų, kuriuos skleidžia ir kitos teroristinės organizacijos, radikalios islamistinės grupuotės, tai sunaikinti vakarų demokratijas, paskleisti islamą visame pasaulyje. Tai taip Hamas tampa prilyginama kitom teroristiniam organizacijom. Turbūt dažniausiai tai yra ISIS, Izraelio ir politiniai retorikoje.
Hamas yra gretinama su ISIS arba kitaip Islamo valstybė. Netanyahu irgi savo kalbose kartais vadina Hamas // ISIS. Izraelio žvalgybos ministras yra pasakęs, kad Hamas yra blogiau už ISIS teroristinę grupuotę. Na, pagal tai, kokios politinės stovėsenos laikosi Europa, Europos Sąjunga, JAV, taip pat arabų daugelis šalių, Hamas yra laikoma teroristinė organizacija. Tai, ISIS teroristai ir Hamas teroristai atrodo koks skirtumas, bet išties skirtumas čia yra. Nemanau, kad derėtų sulyginti šitos du darinius, Hamas ir ISIS. Hamas kaip organizacija, jie nesiekia nei kurti pasaulinio kalifato, nesiekia sunaikinti vakarų kultūrų, vakarų demokratijų, o tiesiog lieka tas pats tikslas sukurti savo atskirą palestiniečių valstybę. Dar 2013 Hamas lyderis išplatino pareiškimą, kad jisai svarstytų galimybę, dviejų valstybių kūrimo galimybę. Tačiau tas jo pareiškimas ir iš tiesų pasikeitusi Hamas pozicija šito klausimu nesulaukė, galima sakyti, atsako, nes nieks nenorėjo derėti su teroristinė grupuote. Galbūt ir nežinojo, nuo ko pradėti, kaip pradėti kalbėti. Taip pat ir Izraelio valstybė irgi žiūrėjo gana skeptiškai į šitą pasikeitusią retoriką. Tai žodžiu, niekur šitas toks galbūt bandymas ir diskusijoms ir nenuvedė. Tai Hamas gal truputį, sakyčiau, toks nesuprastas darinys šiame konflikte. Paskaičius įvairiausius straipsnius, kaip žiniasklaidos straipsnius, kaip Hamas yra pristatoma plačiai visuomeniai, nuo gana abstrakčių apibrėžimų, kaip, tarkim, palestiniečių grupuotė bendrai, iki gana konkretesnių tokių, kaip islamistų kovotojų judėjimas, teroristinė organizacija, be abejo, islamistinis pasipriešinimo judėjimas. Laisvės kovotojų, neatsimenu, ar yra toksai apibrėžimas irgi, ar kažkur jį skaičiau vakarietiškai žiniasklaidai, ne. Ir apskritai oficialioj žiniasklaidai ne, bet kai kur Hamas vadinama ir laisvės kovotojais. Hamas iškilo kaip politinė jėga, kurios pažiūros yra grįstos politiniais, socialiniais, religiniais principais. Tai Hamas laikoma islamistų grupė, nes jos ideologija remiasi tam tikra islamo interpretacija. Žodį islamizmas irgi dažnai mes turbūt girdim tokiam neigiamam kontekste. Islamistai teroristai, islamistai džihadistai, žodžiu, tokia terminų samplaika, sakykim. Sąvoka islamizmas apskritai, jinai nieko bendro neneša savyje su kažkokiu tai blogiu, terorizmu ar panašiai. Islamizmas tai tiesiog politinė ideologija, kuria siekiama sukurti vyriausybės, kurios būtų paremtos islamo teisėm. Islamistai tikrai gali dirbti ir dirba ir taikiais metodais, politiniais metodais, kaip pradžioj dirbo ir pati Hamas, jie dalyvavo rinkimuose, politiniuose rinkimuose Gazoje ir panašiai. Tačiau Hamas tiek, kaip sakiau, Europos Sąjungos, tiek kai kurių arabų valstybių, JAV yra laikoma teroristinė organizacija, nes jie naudoja bauginimo taktikas, smurtą, savižudžių sprogdintojų atakas nukreiptas prieš civilius. Tai yra vienas iš tokių kertinių dalykų, kas leidžia apibūdinti kažkokį tai darinį žmogų kaip teroristą. Tikrai nebandau kažkaip
teisinti Hamas veiksmų savo tikslui tam pasiekti, įkurti valstybę ir panašiai. Tiesiog noriu pasakyti, kad nereikėtų gretinti Hamas su kitomis teroristinėmis organizacijomis kaip ISIS arba atmestinai sakyti, kad Hamas kovoja džihadą. Esu tikrai skaičiusi irgi žiniasklaidoje straipsnių, kur Hamas pristatoma kaip kovojanti puolamąjį džihadą prieš Izraelį, kurių tikslas yra tiesiog išvalyti žydus iš tų teritorijų, kad galiausiai įsigalėtų islamas ir jų valdžia. Tai, taip sakyčiau, pasimeta tas pagrindinis šito apskritai konflikto tikslas, tai, ko siekia ne Hamas, bet apskritai palestiniečių tauta bendrai, o taip pat ir Hamas tas pirminis tikslas įkurti savo valstybę. Ir pagal Hamas retoriką, jie pristato savo kovą kaip ginamąjį džihadą. Žodžiu, Hamas savo tą kovą laiko kaip atsaku į neteisybę, kurią patiria palestiniečiai, Palestinos žmonės. Todėl kartais Hamas, priklausomai nuo konteksto, vadinami laisvės kovotojais. Tačiau žiniasklaida pagal savo šalies politinę, religinę laikyseną natūralu, kad pristato Hamas pirmiausia kaip teroristinę organizaciją. Ir kartais sąmoningai, galbūt kartais neplėtoja tą naratyvą, kad pirminis Hamas tikslas, fokusas yra Izraelio ir žydų sunaikinimas. Tai tiesiog noriu užbaigdama pasakyti, kad šitą konfliktą nereiktų žiūrėti labai taip tiesmukai, reikėtų žiūrėti plačiau, nes matau tą tokią besivystančią tendenciją interpretuoti šitą konfliktą kaip musulmonų ar tai arabų, islamistų, teroristų konfliktą ir kovą prieš žydus. Tai tiek norėjau pasakyti, ačiū. Šilis. Okay. Labas vakaras. Taip, šiaip daug yra visur prikalbėta ir prirašyta apie tas istorinės įvairias susiklostysias žydų ir arabų susidūrimų pastarąjį šimtmetį dinamikas ir realijas, manipuliuojant faktais, iškraipant. Šiandieną šiek tiek girdėjau tokių tiek pritemptų faktų. Ir nemanau, kad mes šioje trumpoje diskusijoje išspręsime įvairius tos klausimus. Todėl norėčiau trumpai pateikti tik keletą tokių detalių, šiek tiek kitos perspektyvos. Aš čia vis mini religinį sionizmą kaip vieną iš tokių žydų tarpe tų radikalių tokių grupių, kaip ekstremistais, kurie plėtoja tas nausėdijas. Ir tiesa, čia minėjau, žodžiu, kad aišku viso to konflikto nereikia suvesti į religinę plotmę, tai iš tikrųjų to sutinku visiškai. Tiesiog norėjau šiek tiek kitą tą perspektyvą, daugiau iš žydų pusės pristatyti. Ir pirmiausia, turėčiau pasakyti, žodžiu, kad kai sionizmas XIX amžiuje formavosi, čia daugiausia rytų Europoje, sionistinė mintis buvo plėtojama. Paskui tik tai Heršelis XIX amžiaus pabaigoje išplėtė šitą klausimą ir jį padarė galimų realizuoti.
Ne, tai plėtojant šitas idėjas, faktiškai arabų klausimas nebuvo kaip toksai iškilęs, ne, ir kiek žydai atvykdavo į Osmanų imperiją, ne, į šitą teritoriją, čia gyventi, tai čia faktiškai buvo pasirinkta šita kryptis, na, kažkaip kaip vienintelė pasirodžiusi tokia įmanoma, aišku, ir dėl to, kad žydų visas religinis kompleksas, na, žodžiu, jisai, nu, niekaip neatsiejamas nuo Šventosios žemės, nuo Izraelio žemės, yra atskira kategorija įsakų, kurių žydai turi laikytis, kurie yra susiję su Izraelio žeme, ne, kaip tenai Toroje yra nurodoma, prasme, apibrėžiama, na, ne tik Tanache, žydų šventajame rašte. Tai yra, ir kiekvienais metais, pavyzdžiui, kai švenčiamas Pesachas, Pesacho šventė, tai Pesacho sederis, tai užbaigiamas Pesacho sederis linkėjimu vienas kitam kitais metais Jeruzalėje. Susitiksime kitais metais Jeruzalėje. Bet faktiškai su 2000 metus ta viltis sugrįžti į savo protėvių žemes. Klausimas, aišku, žodžiu, kada buvo susidurta su arabais, bet, nu, aišku, čia yra vėl nueina į kažkokius tai istorinius, buvo ten tos prekybos visokios linijos, žodžiu, kurios ir pirmame tūkstantmetyje prieš mūsų erą buvo ir ten tais karavanai, ir Biblijoje galima matyti tam tikras užuominas apie tokius išmaelitus, midjaniečius, kurie, žodžiu, vienaip ar kitaip karavanais kažkur tenais netoli būdavo matomi. Bet tokių kažkokių ypatingų problemų jokių faktiškai nebuvo. Ir šiandieną, kiek matau, kiek Izraelyje, kiek klausausi iš tų žinių ir debatų ir diskusijų, tai yra, sakykime, arabai patys nėra problema kokia nors. Tai yra aplinkui netgi, nu, gana dabar nuosaikų santykiai, pavyzdžiui, su Egiptu, su ta pačia Jordanija. Nėra tokios didelės įtampos, kokia buvo pačioj pradžioje, 48 metais, kai tik tai Izraelis paskelbė deklaraciją, tos šalis aplinkui buvo faktiškai užpuolė Izraelį tam, kad sunaikintų, bet ne tam, kad palestiniečiams sukurtų tą valstybę. Ir 19 metų faktiškai Jordanija ir Egiptas turėjo tas žemės, ir ten nesukūrė tiems palestiniečiams jokios valstybės. Ir čia yra tokia problema, ir faktiškai, kurie sukūrė visą tą problemą, sukūrė visą tą konfliktinę situaciją. Dabar kitas klausimas, žodžiu, kuris man yra įdomus, aš tiesiog norėčiau, žodžiu, taip irgi eiti tokių, žodžiu, nuo aitrinančių tokių klausimų, ne, prie tokių galbūt lengvesnių. Tai būtent tas išmaelitų, kaip jie vadinami, tarkim, rabiniškoje kultūroje, kaip vadinami šitie islamo arabai, apskritai, bet islamo prisilaikantis žmonės, kaip jie, na, istoriškai, kaip jie buvo pamatyti, žodžiu, kada islamas jau iškilo, susiformavo, ir žydai vienaip ar kitaip, jie gyvendami, prasme, tarpupyje, artimuosiuose rytuose, ta pačia Ispanijoje, kada Ispanija buvo islamizuota, susidūrė faktiškai su arabais. Ir galima matyti tam tikrą tokią labai įdomią tokią
poslinkį tam tikrame įsivaizdavime arba tam tikroje interpretacijoje išmailitų misijos žydų atžvilgiu. Tai yra žinoma tokia Danieliaus knygoje, pranašo Danieliaus knygoje, ten yra tokia pranašystė, kai iš jūros išeina 4 tokie kaip žvėris ir pranašas Danielius gauna tokį paaiškinimą, žodžiu, kad tai yra 4 karalystės, kurios dominuos, kurios valdys, kurios išstums Izraelį iš, ką man pasakyti, iš istorijos. Tai yra užims jo vietą bandys. Tai 3 buvo identifikuotos kaip Babilonija, kaip Persija ir kaip Graikija, tai yra Aleksandro Makedoniečio užkariavimas. O dėl 4, tai Talmudo išminčiai buvo interpretavę, kad tai yra Roma. Roma, kuri, arba krikščionybė, krikščioniška Europa, kuri užėmė kaip ir Izraelio vietą, uzurpavus, sakė mes Izraelis. Bet viduramžiais susidūrus su išmailitais, taip vadinamais, tai labai įdomu, žiūriu, kad šiek tiek buvo priimta nauja perspektyva, toksai Abrahamas Ibn Ezra iš Ispanijos, jisai interpretavo, kad ta 4 karalystė, tai bus išmailitų karalystė, kuri tęsiasi iki pat Mesijo laikų. Bet toksai Rambanas, kuris Ispanijoje gyveno faktiškai jau rekonkistos laikotarpiu, tai jisai paprieštaravo, kad išmailitai yra visai kas kita, nes tie 4, tos 4 kitos karalystės, jos pranašo Danieliaus tekste, jos pristatoma, žodžiu, kaip žvėris, o išmailitai vis dėlto yra ir tos 4 kitos karalystės, jos gauna savo tą galią, jos skelbėsi esančios Dievo karalystė, faktiškai uzurpuodamos ir paimdamos Izraelio vietą. Tuo tarpu išmailitai, jie gauna savo tikėjimą ir savo karalystę iš paties Dievo. Ir dėl to faktiškai jų jungas, jų yra gerokai, faktiškai neįsivaizduojamai sunkesnis žydams. Ir 20 amžiaus pradžioje Hafeshaimas, mūsų regiono čia iš Norodūnės, toks rabinas, jisai paliko tokį padėjimą, žodžiu, kas laukia žydų, žodžiu, prieš pabaigą, toksai sunkus, kaip jungas, žodžiu, ką reikės išverti. Ir mistikai, Chaimas Vitalis, kuris gyveno 16 amžiuje, ir Cfate, tai yra čia netoli Libano sienos, ten tokie miestelio, žodžiu, kur Icchakas Lūrija, žymus kabalistas, mokė, ir Chaimas Vitalis buvo jo mokinys. Tai yra tokia interpretacija dėl Zoharo, kur kalbam apie tą išmailitų išrinkimą, kad jie turi tą nuopelną, nes kadangi Išmaelis buvo Abromo sūnus, ir Išmaelis ir Izraelis, tai yra 2 tautos, kurios turi savo vardę Dievo Dievo vardą savo. Ir, tai faktiškai jau. Ką aš norėjau trumpai pasakyti, žodžiu, kad iš žydų pusės, bent jau nei sionistinėje ideologijoje, nei religiniai kokie nors ideologijoje, kažkokio priešiškumo arba ką nors
arabų, islamo atžvilgių faktiškai, nėra. Tai faktiškai tas konfliktas, kuris yra, tai jisai pirmiausia remiasi į būtinybę apsiginti ir apginti savo piliečius nuo smurto. Ir kiek faktiškai buvo siūloma palestiniečiams ir Gazos ruožo taikos sutartis, tos kairiosios vyriausybės, kiek bandė Oslo sutartis ir kitokias sutartis, kitą dieną prasidėdavo teroristiniai išpuoliai prieš Izraelį. Tai dėl to faktiškai tai yra visiškai tokie pragmatiniai ir tokie egzistenciniai dalykai, kad Izraelis tiesiog prisilaiko šitos gynybinės tokios linijos. O dėl tų ekscesų, tai šiuolaikinio, dabar kur Gazoje, tai netgi jiems yra priekaištaujama tiems kariams, kai jie per mažai naudoja tos savo galimybių, nes faktiškai jie, kaip chirurgai, jie eina ir bando žiūrėti ir ieškoti, žodžiu, kitaip paties Hamaso, ką jie užsibrėžia naikinti, ir stengiasi kiek įmanoma saugoti šitos civilius. Ir tas nuolat pabrėžiama, kiek aš žiūriu, žinių ir debatų ir viso kito, tai iš tikrųjų labai daug diskusijų yra. Ir nuolat yra pabrėžiamas tas. Ir sąžiningumą rodo tai, žodžiu, kad aną savaitę faktiškai per klaidą patys nušovė 3 saviškius šitą Gazos ruože. 3, kurie buvo pagrobti, ir vietoj to, kad apkaltinę kokį ten Hamasą, sakė, mes padarė. Iš tikrųjų, tai Izraelio didžiulis gedulas dėl to. Tai va, gerai, jeigu ką tai bus klausimų, tai atsakysiu. Norėjau iš vietos, bet kažkaip visi jau čia atsistojo. Man įdomu, kaip mes čia susikalbėsim, nes aš tai esu žmogaus teisų praktikė ir man viskas yra labai rūpi, kas yra labai praktiška. Ir aš norėčiau nuleisti ant žemės. Ir 2 dalykus gal po to atliepsiu apie tą neva akseso nenaudojimą, bet per humanitarinę teisę pažiūrėti, bet iš principo, kadangi aš gyvenau, kažkada mečiau darbą ir išėjau pažiūrėti, kaip atrodo ta okupacija, tai man norėtųsi labai akcentuoti, kas čia nebuvo tarsi pastebėta ir tarsi bandoma kažkaip labai atsargiai apie tai kalbėti, bet aš norėčiau akcentuoti, kad mes kalbame apie okupacijos situaciją visų pirma. Ir viena yra pusė okupantas, o kita pusė yra okupuotos teritorijos. Ir labai norėčiau pabrėžti, kad tai yra brutali okupacija. Ir būtent suteikti šitą emocinį krūvį, profesorius sakė, nuimti emocijas, aš noriu vėl jas uždėti, nes man atrodo, kad jeigu mes kaip esame įpratę girdėti okupuotą Palestiną, okupuotas teritorijos, tai gali pasirodyti, kad šitoks pavadinimas ir jau nebeturėti to tokio sąskambio, ką reiškia gyventi šitą okupuotą teritoriją. Ir tiesiog, kad suprastumėm tokią situaciją, su kuria mes susidurėm, aš norėčiau jums papasakoti, bent jau kas man yra labai svarbu, kaip yra valdomi palestiniečiai pagal skaldyk ir valdyk principą. Ir kaip jie yra padalinami į skirtingas grupės ir skirtingais režimais yra valdomi. Ir dabar mes, ką turime Gazoje, tai mes turime tai, kad Kameronas netikėtai sugrįžęs į tarptautinę erdvę, kaip Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras, būdamas premjeras, yra pasakęs, kad tai yra didžiausias kalėjimas po atviru dangumi. Taip mes turime ten gyvenančius 2 milijonus palestiniečių, kurie yra pusė vaikų. Ir čia yra tam tikros sąlygos, kodėl yra pusė vaikų, galime ir apie tai pakalbėti, bet žodžiu, kurie yra visiškai kontroliuojami Izraelio. Ir tai mes pamatėme turbūt pirmosiomis konflikto dienomis, kaip aš tik buvo galima išjungti elektrą, vandenį, vandens maisto tiekimą, internetą išjungti, ką nori. Žodžiu, kontroliuojama, kas atvyksta, kas išvyksta ir panašiai. Kalbant apie teisinį statusą, yra svarbu paminėti, kad jie turi tokias žaliasias korteles ir jų adresas yra Gazos teritorija, jie negali lankytis
Izraelyje negali lankytis vakarų krante, nepaisant to, kad turi giminių. Nebent labai išskirtiniais atvejais sulaukus Izraelio malonės, kai yra lėtinės ligos, kurių ir iki spalio 7 dienos, prasidėjusio šito naujo konflikto etapo, jų negalėjo gydyti sveikatos sistema Gazoje, nes jinai buvo tikrai problematiškoje stadijoje, bet dabar yra visiškai sužlugdyta šita sistema. Tai apie Gazą gal galėsim kažkaip vėliau padiskutuoti, bet toliau einant per tiesiog teisinį statusą, nes aš tik per žemėlapį einu, nes čia turim Gazą, čia tada yra Izraelio teritorija. Ten gyvena apie 1 milijonas Izraelio palestiniečių turinčių Izraelio pilietybę, ir jie gali balsuoti ir turi politinės ir pilietinės teisės, užima 20% Izraelio gyventojų, bet antrarūšiais, čia jau didelė prabanga būtų jūs pavadinti antrarūšiais Izraelio piliečiais, nes mes žinom, kad yra diskriminacija tarp įvairiausių žydų grupių, tai yra aškenaziai, mizrahi, nežinau, jūs girdėjot, kai Etiopijos žydėms buvo kaip čia kontracepcija per prievartą teikiama, kad gimstamumas sumažėtų šitos bendruomenės prieš atsivežant ir atsivežus. Tai tada gal eina Izraelio arabai, kurie negali pasirinkti, kur gyventi, iš principo, nes yra priimtas įstatymas, kuris leidžia tokį 70% teritorijų turėti admissibility committees, priėmimo komitetus, kurie gali nuspręsti bendruomeniai, kas gali gyventi, ir automatiškai yra diskriminuojami Izraelio palestiniečiai, bet aišku, šita žmonių palestiniečių grupė turi daugiausiai teisių. Tada mes turime rytų Jeruzalei, okupuotų Jeruzalei ir aneksuotų, pažeidžiant tarptautinę teisę. Tai ta de facto priklausanti, bet ne de jure priklausanti Izraeliui teritorija, kur mes turime, kai jie prisijungė per okupaciją šitą teritoriją, atsiriekė taip pat ir didelę dalį aplinkui jos ir gavo 300 000 palestiniečių, bet jiems nebuvo suteikta Izraelio pilietybė, jiems buvo suteikta nuolatinio gyventojo statusas. Ta nuolatinio gyventojo statusą labai lengva atimti ir jis yra praktikuojamas visų pirma, kai vyksta kolektyvinės bausmės, kurias Izraelis labai mėgsta vykdyti, tai jeigu tavo kažkoks tolimas giminaitis įvykdė kažkokią ataką, tau yra atimamas leidimas gyventi Izraelyje, ir taip pat jeigu tu išvyksti kažkur ilgesniam laikui, pavyzdžiui, studijuoti į užsienį ar vakarų krantą, tau irgi yra atimamas nuolatinio gyventojo statusas. Ir mes turime vakarų krantas, kuris po Oslo susitarimų padalintas į 3 dalis, tai yra zona A, zona B, zona C. Zona A yra kontroliuojama palestiniečių, jos tai sudaro 18%, jeigu žinot pagal žemėlapį, tai yra toksai inksto formos tokia teritorijytė, 18% kontroliuoja Palestinos Palestinian Authority, nežinau, Palestinos valdžia, kaip yra verčiama į lietuvių kalbą. Tada B zona, kurią kontroliuoja ekonomika, švietimą, tokius dalykus kontroliuoja Palestinos valdžia, o visą kitą kontroliuoja Izraelis, ir zona C, kuris sudaro 60% teritorijos, ją kontroliuoja visiškai Izraelis, ir būtent iš ten, jeigu skaitotės ir domitės, girdite tokius dalykus, kaip, nes ten palestiniečiai gyvenantys yra tokia catch-22 situacija, yra užsidarę dėl to, kad jiems nėra suteikiami leidimai statybai, todėl jie stato be leidimų. Tada atvažiuoja Izraelio armijos buldozeriai ir nuverčia. Ir jeigu jūs girdite apie sugriautus mokyklas, darželius, privačius namus, būtent girdite iš toj teritorijų. Tuo tarpu nausėdžiams, kolonistams, tai yra Izraelio piliečiams, yra leidžiama ten gyventi ir kurtis, ir netgi yra duodamos subsidijos, kad būtų pigiau gyventi. Tai net jeigu tu nesi fanatikas, tu gali ten keltis dar dėl to, kad, pavyzdžiui, dėl ekonominių priežasčių. Ir yra istorijų, kad žmonės ten gyveno neturėdami galimybių, vėliau sugrįžo. Nes Izraelio pačioje teritorijoje gyventi yra, žodžiu, brangiau. Tai reikia turėti omenyje, kad nesusisiekia niekaip tos palestiniečių kontroliuojami miestai, nesusisiekia su kitomis teritorijomis. Ir tu vos išvažiavęs į miestą, iš karto patenki į Izraelio kontroliuojamą teritoriją. Ir jeigu nausėdžiams, būtent kolonistams, kurių yra vakarų krante apie 500 000, galioja Izraelio civilinė teisė, tai šitiems
palestiniečiams galioja karinė teisė. Ir tai pasireiškia tuo, kad yra taikomas administracinis sulaikymas. Ką reiškia administracinis sulaikymas? Tai reiškia, kad dabar, man atrodo, yra buvo iki spalio 7 virš 1000 žmonėm, dabar yra virš 2000, tai yra rekordinis skaičius. Čia ne visi kaliniai, čia tiems, kurio administracinis sulaikymas, kad tada paima į teismą ir tie, kurie sako, kad reikia sulaikyti, ne, jie neturi pasakyti kodėl, tiesiog po saugumo reikalais, bet tam nereikia jokios motyvacijos. Teoriškai pateikti motyvacijos, kodėl šitas žmogus turi būti sulaikytas ir tada sulaikoma bent 6 mėnesiams su nuolatiniu galėjimu pratęsti. Ir didžiulis sudėtingas dalykas tai, kad tu nežinai, kiek laiko tu sėdėsi. Tai tiesiog labai norėčiau pabrėžti šitą, kad man teko gyventi būtent šitoj teritorijai, tarp teritorijos A, teritorijos B. Ir tai yra labiausiai mane traumavusi situacija mano gyvenime. Tiesiog dėl to, kad tai yra šaltakraujiškai, sistematiškai vykdomas žmonių pažeminimas, nužmoginimas. Bet lėpimo šitos okupacijos mes niekaip negalim išspręsti šitos situacijos, nes kad ir kaip būtų, Hamas niekada nebūtų, jeigu nebūtų Izraelio okupacijos ir Hamas niekada nebūtų tokios stiprios, jeigu Netanyahu nevyktų politikos, kurie nuolat stiprino Hamas tam, kad susilpnintų Palestinos valdžią. Ir čia yra, net čia nėra diskutuojamas, niekas net nekvestionuoja šitą dalyką, nes yra ir Liebermano kritika Netanyahu už tai ir panašiai dalykai, ir aš manau, kad šitas, kai konfliktas baigsis, vienintelis, labai ciniškai, bet toks teigiamas dalykas, kurio aš laukiu, kad Netanyahu sulauktų pasekmių už tai, ką daro, bent Izraelio kontekste, ir bent vėliau išeitų iš tos valdžios. Tai čia vienas šitas dalykas, bet atliepiant apie tai, kad Gazai neva nėra naudojama perteklinė jėga, tai yra gal 2 pagrindiniai humanitarinės teisės principai. Tai vienas yra atskirimo, kad mes turime atskirti civilius tiek civilinius objektus, tiek civilius nuo kovotojų. Ir kitas yra dalykas, dar yra labai svarbus principas, proporcingumo principas. Ne? Bet jeigu mes identifikuojame kažkokį karinį objektą, tarkim, sakom, kad šitas civilinis objektas, tarkim, ligoninė, tapo kariniu objektu, mums reikėtų taikyti proporcingumo principą. Ar mums yra taip svarbu gyvybiškai paimti šitą, objektą, kad būtų, bet mes mums nužudytum tiek ir tiek žmonių. Ir Izraelis yra pasakęs, kad šitas jau jiems negalioja. Iš principo jų mąstymas yra toks. Tai prasme, vakarietiškose valstybėse dažnai šitas yra taikoma. Tuo tarpu Izraelis yra pasakęs, kad viskas, jeigu mes manome, kad šitas civilinis objektas yra darytas kariniu, mes jau nebeskaičiuojame, ką padarysiu su tom aukom. Dabar kalbant apie tai, kad, pavyzdžiui, tą proporcingumo principą yra atskirimo, tai man čia atžvilgiu jūs minėjote tai, kaip tą įvykį, kai buvo nužudyti 3 įkaitai, kurie yra pagrobti, Hamas, kas yra karo nusikaltimas, bet kad jie buvo nužudyti, jie išėjo su pusnuogiai, mojuodami balta vėliava ir jie buvo vis tiek nušauti. Tai čia klausimas yra, kaip Izraelis vertina, civilius. Nes jeigu yra šitas situacija, kad mes, jeigu mąstome, tai yra civilis ar ne, humanitarinė teisė sako, kad turime abejonę tą patikrinti. Čia vienas dalykas ir tiesiog dėl proporcingumo aš tai norėčiau greitai pabrėžti, kad Larisa Ward, kuri buvo neseniai iš CNN, įsileido, netyčiai įvažiavo, ne netyčiai, bet įvažiavo su humanitarinė pagalba į Gazą. Sakė, tai yra tokia situacija, kurią mes matėm tik tai Mariupolį, Alepe, Groznį, tai yra dabar tokia situacija, kalbėkite apie proporcingumą. Taip pat, kad yra naudojamas pusė bombų, kurios yra naudojamas, yra dump bomb, jos yra nevaldoma trajektorija ir taip toliau, tai yra daug mažiau tikslios. Numesta yra daugiau bombų per 6 savaitės negu per 1 metus amerikiečiai Afganistane. Ta prasme, tada galima pasižiūrėti, kad dirbtinis intelektas pradėtas labai gausiai naudojant, atrenkant civilinius taikinius.
tą irgi turėtų omenyje, kad žmogaus akis ne visas žiūri. Numesta virš 20 tūkstančių bombų. Ta prasme, naikinami ištisi miestai ir ištisos šeimos. Tai aš man atrodo, kad proporcingumo principo yra niekaip nesilaikoma per šį karą. Bet aš labai norėčiau, kad tiesiog pasakykite savo žinutę, o neoponuoti tai, ką prieš tai girdėjau, nes tai nesąžininga būtų atžvilgiu tiems, kurie prieš tai kalbėjo, tiesiog mes turėtume laiko diskusijos ir galima bus tikrai atsižvelgti į jau mane, ten prieš tai kalbėjau. Ačiū. Aš šiek tiek norėčiau apie kitų kampų pažvelgti, tai ir istorinę prizmę, bet žvelgiant kiek gilesnę istoriją. Daugiau nei pusė žydų Izraelyje yra ne iš Europos, tai yra ne Aškenazijai, o kartais dar vadinam Mizrachijai, Sefardai, Mizrachijai toks Oriento žydai, kartais vardas vertinamas orientalistinis toks, daugiau to žodžio prasme, kartais jisai priimamas kaip identifikacinis terminas. Tai jų istorija, jų Izraelio konkrečiai santykių su arabais, istorija yra daug gilesnė nei pats Izraelis, nei sionistinis judėjimas. Ir kartais labai keistai skamba toks pasakymas, kad arba nuostata, kad žydų ir arabų santykius sugadino sionistai. Sionizmas ir kad iki to buvo viskas labai gerai ir žmonės gyveno taikoje ir labai karščiai sugyveno. Vis dėlto toks vertinimas yra labai problemiškas ir gana naivus ir neatsižvelgia į pačią tų santykių istoriją. Taip, santykiai prasideda anksčiau nei islamas, bet pagrinde didžia dalimi būtent su islamo ir arabų užkariavimais. Žydai, nemaža jų dalis, atsiduria islamo kalifato, islamo sultanatų, emiratų ir panašių politinių darinių sudėtyje ir valdžioje. Kas yra įdomu, kad Palestinoje, Izraelio žemėje, pavadinsi tą kraštą, gyvenantis žydai, kurie iki arabų užkariavimo gyveno Bizantijos imperijoje, vylėsi, kad su arabų užkariavimais bus sunaikintos dvi imperijos, tai yra Sasanidų, Persų ir Bizantijos, kurios viena ir kita engė žydus, ir kad bus atkurta valstybė su arabų užkariavimais. Aišku, tos viltys nepasiteisino. Ir koks buvo statusas arabų tose islamiškose režimuose? Tai šį statusą nulėmė Koranas ir jo interpretacijos. Tai Korane yra paliepimas, kuris randasi tuomet, kai musulmonai užkariauja Meką ir iš Mekos nebegauna pajamų, kurios gaudo mekiečiai pagonybės sąlygomis. Ir jiems pasakoma Korane, kad eikite kariaukite su tais, kurie yra pinigų žmonės, tai yra su žydais ir krikščionimis, ir kovokite su jais, kol jie nepradės mokėti jums mokesčio, džizijos, būdami nusižeminę. Tai džizija buvo tas toks pagalbės mokestis, kuris buvo mokamas visų nemusulmonų tame kontekste, o tas būkite nusižeminę, čia aš apie tą ir norėčiau pakalbėti, nes jisai buvo traktuojamas įdomiai, kadangi neišplėtota tai yra, ką tai reiškia tas nusižeminę, bet istoriškai kontekstas yra toks, kad arabų užkariavę perima dalį Bizantijos imperijos suvaržymų žydams, pavyzdžiui, rūbų suvaržymas dėl skirtingų rūbų dėvėjimo, taip pat dėl sinagogų, čia tas pats galėjo ir krikščionių maldos namams, naujų nestatymo, tai yra Bizantijos imperijoje buvo draudžiama statyti naujas sinagogas,
Senas renovuoti galima, bet kartais renovacija gali būti interpretuojama kaip naujos sinagogos kūrimas, tai irgi pavojinga buvo. Islamo sąlygomis renovuoti sinagogų negalima, naujų statyti irgi negalima, bet tas būkite nusižeminę dar taip pat reiškia ir tai, kad jie negali nešioti ginklų ir jie negali joti ant žirgų, gali joti ant asiliukų ir panašiai, ir negali joti apžergdami žirgą, tai yra turi joti šonu kaip moteris. Ir netgi kartais, pavyzdžiui, Marokė buvo posakis, kad žydas yra kaip moteris, tai yra tokia visuomenė, patriarchalinė, tai aišku, reiškia ne pagyrimą, o veikiau įžeidimą. Taip pat kiti suvaržymai, apie kuriuos nekalbėsiu, bet istoriškai tas pažeminimas jisai buvo pabrėžiamas ir priklausomai nuo politinių sąlygų, kai sąlygos būdavo geros, tai kartais žydai gyveno visai gerai. Vieną dalyką reikėtų pabrėžti apie žydų padėtį islamiškame kontekste, kad jie gyveno iš tiesų geriau nei Europos žydai labai ilgą laiką ir jie ten klestėjo, priklausomai nuo istorinių laikotarpių, labai suklestėjo jie valdant osmanams ir netgi kai kurie žydai iš Europos kėlėsi į Osmanų imperiją. Taip pat prieglobstį ten atrado ir žydai iš Ispanijos, kurios persekiojo krikščionis. Tai lyginant iš tiesų buvo geriau, bet geriau buvo tik tai iki tam tikro laiko. Ir situacija gerokai suprastėjo 18-19 amžiuje, kadangi pasikeitė politinės sąlygos ir skirtingi kraštai, skirtingų kraštų situacija buvo skirtinga. 19 amžiuje osmanai pradėjo 19 amžiaus viduryje pradėjo reformas, pastumėti vakarų, tai yra liberalizacija, panaikinami ankstesnius suvaržymus, sulyginami visų gyventojų sąlygas. Tai aišku iššaukė nepasitenkinimą musulmonų, bet ne žydų atžvilgių, o krikščionių. Buvo įvairūs pogromai, sudeginti ištisi rajonai, Alepe, Damaske, nes tas būkite pažeminti, tai reiškia, kad žydai gali gyventi su sąlyga, kad jie bus savo vietoje. Tai yra, jeigu jie norės emancipacijos, tai bus jau pažeidimas ir tokiu atveju kai kurie musulmonų teisininkai laiko, kad tai yra tokiu atveju žydai pažeidžia tą susitarimą ir tuomet jų kraujas yra leistinas, tai yra galima juos žudyti. Ir skirtingų šalių atvejai yra liūdnesni nei Osmanų imperijos, tai norėčiau paminėti Jemeną ir Maroką. Marokė situacija suprastėjo po almohadų, kurie atėjo į valdžią, čia viduramžiais, uždraudė įvairias islamo atkraipas, liepė laikytis tik savo, to tokio politoniško islamo ir, aišku, pradėjo persekioti krikščionis ir žydus. Ko gero, tuo metu būtent Šiaurės Afrikai nebeliko apskritai krikščionių. Žydų situacija buvo kiek kitokia, žydams irgi buvo pasiūlyta atsiversti islamą arba išvykti arba mirti, tai tas mano kolegės minėtas Rambam, Maimonidas atsivertė islamą, bet vėliau dėka savo įtakos pasikeitus politiniams sąlygoms, Kadis jam leido sugrįžti į judaizmą, nors tai yra atsimetimas nuo islamo baudžiamas mirties bausme, bet kadangi tai buvo priverstinis atsivertimas, o islamas tarkim nepripažįsta priverstinio atsivertimo, tai dėl to jam buvo leista sugrįžti į judaizmą. Tai Marokė iki pat 20 amžiaus žydų padėtis buvo labai sudėtinga, jie gyveno getuose, kurie vadinosi Melech, tai yra nuo druskos šis žodis, ir už geto ribų jie galėdavo išeiti tik būdami basi, tai jie turėjo vaikščioti basi, ir kai kurie arabai tiesiog išliedavo savo pyktį, nepasitenkinimą žydų, pavyzdžiui, priprastydavo kokių stiklų žydams pakeliui, arba spjaudavo žydą ir
mėtymas, pavyzdžiui, akmenimis buvo populiari pramoga vaikams ir žydai negalėdavo atsakyti smurtu, nes tai buvo nuosprendis mirties iš karto, nes tiesiog nulinčiuodavo tokį. Tai tas santykis, sako, gyveno harmonijoje, jisai man primena Amerikos pietiečių pasakymus, kad jie su juodaodžiais gyveno harmonijoje ir čia komunistai iš šiaurės atvyko ir viską sugadino. Tai iš tiesų nėra taip. Jemeno atvejis yra kiek kitoks, ten žydai gyveno zaiditų valdomi. Ir kas įdomu yra, pavyzdžiui, ankstyvo laikotarpio zaiditai, tai yra šiizmo atmaina, kurie valdo Jemeną, tai jie netaikė to pažeminimo. Tai yra, jie taikė tiesiog džizijos mokestį, mokat mokesčius ir gyvenkit savo. Ir tik vėliau 13 amžiuje atsiranda jų tekstuose ta idėja, kad jo reikėtų vis dėlto pažeminti, kaip tai daro sunitai. Ir koks tas pažeminimas buvo, pavyzdžiui, žydai iki pat išvykimo turėdavo kopti išvietės. Tai yra, buvo čia tokių privilegija. Ir, aišku, kitokie momentai. Ir kas yra įdomus atvejis to, kad Irake žydai buvo labiausiai arabizuoti ir labiausiai integruoti. Pirmojo amžiaus pusėje Irake buvo žydų autorių, kurie rašė arabų kalba ir ženkliai labai prisidėjo prie Irako literatūros, poezijos ir taip toliau, muzikos šiuolaikinės, bet Irake įsigalėjo nacionalistinis fašistinis režimas. Ir žydų padėtis gerokai suprastėjo, ypatingai 41 metais, kai įvyko perversmas į valdžią tiem nacijų simpatikai ir įvyko toks labai rimtas pogromas. Ir kokia buvo žydų arabų šalyse pabaiga? Tai pabaiga buvo tokia, kad jie buvo priversti iš ten išsikelti. Dalis išsikėlė į kitas šalis, dalis išsikėlė į Izraelį. Šiandieną jie sudaro Izraelyje daugumą. Tai pavyzdys, pavyzdžiui, Irake 50 metais iš visų žydų buvo atimta pilietybė. Taip tiesiog, vien dėl to, kad jie yra žydai. Egipte 56 metais 50 000 žydų, jiems buvo pasakyta tiesiog išsikelkite, pasiimkite tik dalį turto ir dinkite iš čia. Dalis iš jų išvyko į Izraelį. Tai kodėl aš apie tai pasakoju? Tai svarbu ne ta prasme, kad tai yra siaubo istorijos, bet tiesiog siekiant suprasti pačių tų žydų mizrahių mentalitetą. Galima būtų pakalbėti ir apie aškenazių santykį su jais, kuris yra labai orientalistinis, rasistinis ir taip toliau, kas yra visiškai tiesa. Bet jie sudaro daugumą ir jie yra iš tų kraštų, kurie nepatyrė apšvietos, arba patyrė ją labai menkai. Apšvietą patyrė tik labai toks menkas elitas. Ir dėl to jų mentalitetas yra panašus. Tai yra, jie yra etnocentriškesni, nacionalistiškesni ir religingesni. Ir jie, kaip taisyklė, balsuoja už dešiniąsias partijas ir yra labai patriotiški ir jų gimstamumas, aišku, yra didesnis. Kaip ir konservatyvių musulmonų, radikalių musulmonų gimstamumas yra didesnis. Tai aš asmeniškai manau, kad konfliktas, jeigu buvo galima jį išspręsti, tai jį reikėjo išspręsti šiek tiek anksčiau, kai buvo tam galimybė. Bet dabar langas užsidaro, nes abiejose pusėse radikalizmas auga ir jis toliau augs vien dėl demografinių priežasčių. Tai tiek. Aš iš tikrųjų vis tiek prašysiu to ajato, kur jūs sakot, kad yra ajatas, kuris skatina amerikiečius kažkaip kovoti su krikščionis ir žydais. Labai įdomu būtų pamatyti. Šiaip, man atrodo, jūs jaučiat, kad mes taip labai svyruojam čia, dėl to, kad labai skirtingos disciplinos ir kadangi aš iš politikos mokslų, esu taip pat ir teologiją studijavusi, bet daugiau iš politikos mokslų šiuo metu, tai man irgi nelabai išeis čia taip abstrakčiai kalbėti, nes
kai aš sprendžiu ir galvoju vis dėlto, kaip matyti, pavyzdžiui, konflikto ištakas, tai mano pasirinkimas vis dėlto buvo tarptautinės teisės perspektyva ir nesvarstyti apie tai, ar filistiniečiai, Judėjos karalystė, kaip viskas vyko, kokia buvo dinamika ir kas ko nusipelno dėl tos priežasties, kad yra tam tikros istoriniai kažkokie faktai, bet aš tiesiog pasižiūrėjau į tai, kad buvo Jungtinių tautų rezoliucija 242, kuri padalijo Palestinos mandatą ir, sakykime, pagal tai ten turi galimybę susikurti dvi valstybės. Tokia buvo idėja, kurią vėliau sovietinė Rusija ir pasiūlė Jungtinėse tautose, pasiūlė sukurti Izraelio valstybę. Ir tada būna klausimas, o kodėl viena ta tauta susigriebė, kai buvo padalintas Palestinos mandatas ir sakė, darykit kažką, kodėl viena tauta susigriebė, įkūrė savo valstybę, tai yra Izraelis, o kodėl ta likusi dalis netapo įvalstybinta kaip Palestina, palestiniečių. Ir nes abi tautos iš tikrųjų jos turėjo tas tautų apsisprendimo idėją skirtingais kanalais, ją įgijo, bet 19 amžiaus pabaigoje ir vienos palestiniečių intelektualai svarstė apie tai, kad jie nori valstybės, jie ir anksčiau jau buvo kreipęsi į Osmanų imperiją įkuriant Sanjaką, Jeruzalės Sanjaką ir kiti miestai išreiškė norą jungtis ir ta pati netgi dar 1920 metų King and Crane komisija, kurią buvo JAV atsiuntusi, irgi teiravosi vietinio, ko jie čia norėtų ir akivaizdžiai buvo, kad tie žmonės jau mąstė apie tai, kad jie nori matyti save kaip atskiros valstybės žmonės. Tuo tarpu naujakuriai, žydų naujakuriai, kurie pastoviai keliavo į šitą teritoriją, nes vėlgi pagal Osmanų imperijos surašymus, 19 amžiaus pabaigoje buvo apie 5% tik tai žydų toje teritorijoje gyveno. Tai, žodžiu, tie atvykstantis naujakuriai, klausimas, kokia buvo jų savimonė, ir aišku, kad jie atkeliavo, dalis jų iš europinių kraštų, kiti, vėlgi, kaip ir buvo minėta, iš arabiško aplinkinių valstybių, bet jie irgi turėjo tos sionistinės tuo metu ideologijos padiktuotą irgi apsisprendimą ten turėti savo valstybę ir įsivaizdavo, kad turi teisę turėti ten savo valstybę ir ėmėsi tokios kolonistinės politikos toje teritorijoje. Ir vėlgi, dabar kodėl vieni tai padarė, kiti to nepadarė, tai buvo visiškai nelygios jėgos, nes turim turėti omeny, kad tai buvo Britų valdomas Palestinos mandatas ir Britai jie nuolatos protegavo vieną iš tų tautų iki Baltosios knygos, kai buvo stabdomas, ta migracija, nes buvo pamatyta, kad nebevaldo situacijos susidarančios, bet nuolatos protegavo vieną tautą, tai yra žydus, ir leido jiems, sakykime, ir nešiotis ginklus, ir kažkaip ir kurtis ir save realizuoti, tuo tarpu bijodami, kad palestiniečiai priešinsis tai masiniai migracijai, palestiniečius bandė laikyti. Tai yra, jiems nebuvo leista nešioti ginklų, buvo draudžiamas bet koks jų ten susibūrimas, bet koks bandymas kažkaip kalbėti apie tai, kad o gal čia mūsų žemė, ar ta nuosavybės teisė priklauso. Ir natūralu, kad kai jau atėjo tas momentas, kad jau kažką darykit, vieni buvo daug geresnės statistinės opozicijose negu kad kiti. Ir, iš esmės turime Izraelį ir ką aš noriu, man kas svarbu pasakyti, kad tas tarptautinės bendruomenės sprendimas buvo padalinti, Izraelį pripažinti ir tuo pačiu suteikti galimybę Palestinai. Ir aš jokiu būdu tada sakau, kad mes nekvestionuojam tos Izraelio teisės egzistuoti. Izraelis ten egzistuoja, ten gyvena ta tauta. Ir tada klausimas, o kaip su kita tauta? Ar ta kita tauta gali priimti kažkokius pasiūlymus, kurie ją žemina? Nes iš esmės tie pasiūlymai, kurie pastaruoju metu, čia buvo įvardijami kaip kažkokia perspektyva palestiniečiams, tai yra Trumpo pasiūlymas, taikos planas, jie žemina palestiniečių tautą. Ir iš esmės labai dažnai ir vėlgi yra sakoma, kad betgi Izraelis susikūrė ir jisai gyvena nuolatinės agresijos sąlygomis. Nuolatos tie palestiniečiai ir arabai nuolatos grasino ir dėl to Izraelis toks agresyvus dabar ir mes galime suprasti taip kaip gynybą.
Ir čia vėlgi tos nuomonės skirtingos, bet aš šiandien kaip tik irgi perskaičiau Avišlaimo pasakymą, kad populiari nuomonė yra, kad palestiniečiai atsisako taikos, kai būtent Izraelis nuolat atmena gaunamus pasiūlymus. Tai iš esmės, jeigu pradėtume analizuotis dokumentus ir šitos to dokumentų yra didžiulė masė, kai buvo daryti archyvai, ypatingai ir to pradinio laikotarpio archyvai, tai visiškai akivaizdu, kad iš esmės Izraelio politikai niekada ir nesvarstė tos Palestinos. Nes sionizmo idėja yra tokia, kad tai yra, kad žydai, jie turi teisę į visą teritoriją ir nėra jokios kalbos apie palestiniečių atsiradimą. Ir tos mintis, iš esmės spaudimas iš tarptautinės bendruomenės, kad nes yra taikos sprendimas. Ar tas 2 valstybių sprendimas, apie kurį mes čia kalbam, ne šiaip su kai kalbam, nes tai yra taikos sprendimas. Tai yra, kad 2 tautos kažkaip galėtų gyventi ir nebūtų, bet viena iš jų žeminama. Kad šitą sprendimą, kai buvo, jisai beveik atrodė artėjantis, tai yra 1993 metais per Oslo susitarimus, buvo tarsi apsispręsta, kad Palestinos išsivadavimo organizacija, jie pripažįsta Izraelio egzistavimą, Izraelis pripažįsta jų egzistavimą, nes prieš tai jos irgi laikė teroristinę organizaciją, tiesiog pripažįsta. Ir tuo metu jau turi prasidėti procesas ir kažkas jau turi vykti. 2 žmonės gauna Nobelio taikos premiją, tai yra Rafadas Radunas. Vieną nužudo žydų radikalai vėliau, kitas vėlgi labai neužilgo miršta, vėl įmanoma, kad nužudomas. Tai buvo momentas, kai Izraelis taikė tokią pakankamai minkštą saugumo strategiją. Jie manė, kad jeigu jie leis palestiniečiams įsivalstybinti, jie bus saugesni. Bet nuo 96 metų, kai valdžia ateina dešinieji, manau, kad tai iš tikrųjų toks, tai iš esmės Netanyahu, 96 metai Netanyahu atkeliauja ir jo saugumo strategija yra kietoji. Jisai sako, kad Izraelis bus saugus tik tada, kai palestiniečių nebebus. Tai bus išnaikinti, tiesiog elementariai. Ir tai yra, ir vėlgi yra žurnalistų liudijimai, garsių žurnalistų liudijimai, kurie privačiuose pokalbiuose bendrauja su Netanyahu ir yra tai išleista knygose, kur jisai akivaizdžiai ir atvirai tai pasako. Ir vėlgi, man atrodo, nuo 96 metų ten bet koks bandymas arba kalbėjimas apie tai, kad Palestina gali atsirasti, jis yra neegzistuojantis. Tai yra prarasta idėja. Ir tas JAV spaudimas, vėlgi ten kalbėjimas apie 2 valstybių sprendimus visai, kad buvo, tai iš esmės, jisai taip, galbūt buvo kažkokių bandymų paspausti, bet niekada tas paspaudimas nebuvo labai rimtas. Ir Palestina gali egzistuoti tik vieninteliu atveju, jeigu Izraelis ją pripažins. Kitų atveju JAV nusprendus yra vetuoti bet kokius kitus variantus. Šiuo metu Palestinos nepriklausomybės deklaracija 1988 metų, kuri buvo paskelbta Alžyre, jinai yra pripažinta apie 140 valstybių, jungtinių tautų 193 yra pripažinusios Palestiną kaip valstybę, 165 Izraelio, tai ne tiek ir daugiau, šiek tiek daugiau valstybių yra pripažinusi Izraelį, bet Palestina neegzistuoja dėl to, kad Izraelis su tuo nesutinka, o Izraelio šitas sprendimas saugo JAV veto teisę. Ir iš esmės, ko galima tikėtis, tai aš tiesiog pasižiūrėjau tokią dinamiką, politinių jėgų dinamiką, žodžiu, Izraelyje, nes nuo Izraelio čia viskas priklauso, mes jau kalbėtume apie tai, kad kažkas nuo palestiniečių priklauso, tai čia būtų tikrai mistika. Tai iš esmės nuo 1997 metų Izraelyje pradeda laimėti dešiniosios jėgos. Ir pastoviai tai ir tęsiasi, buvo šiek tiek kažkokių svyravimų, bet šiuo metu, ką mes turim, tai 7 partijų koalicija, aš perskaičiau visų jų pavadinimus, tada perskaičiau jų programas, jų pasisakymus. Ir iš esmės tai yra, jie ir savo pavadinimuose taip teigia, pavyzdžiui, Religious Zionist Party, United Torah Judaism, Likud, tai yra dabartinė ta Netanyahu partija, kraštutinė dešinė, Šas partija, žydų religiniai įstatymą nori sugrąžinti, sako, kad homoseksualumas tai maras. Tada, pavyzdžiui, partija
Odzma Yehudit, vėlgi viena iš pačių Izraelio sociologė, Eva Ilus pasakė, kad šita partija yra žydų fašistinė grupuotė. Ta prasme, tai yra va tokių partijų koalicija ir jas pasižiūrėjus, paskaičius jie programas, pasikalbėjus dar su keliais mokslininkais, mano pažįstamai, šiandien kaip tik susisiekiau, dar aptarėm šitą temą. Ir toksai yra jausmas, kad tiesiog Izraelis yra užgrobta. Ir tikėtis, kad su tokia koalicija arba tokia tendencija bus kažkoks padarus pasiūlymas palestiniečiams arba bus mąstoma apie Izraelio saugumą, pačio Izraelio saugumą per tai, kad reikia ir kitai tautai kažką pasiūlyti, kad jie mūsų nepultų. Tai čia vargiai tai galima, vargiai galima to tikėtis. Ir iš tikrųjų, mes čia Lietuvoje labai tokie, dabar toj temai labai daug muilinam, bijom kalbėti, bet netgi aš tą pačią dieną, spalio 7, jau iš karto pasakiau, kad tai, kas vyksta baisu, bet žiūrim, koks yra kontekstas ir kas turėjo arba kas gali dar būti padaryta, kad tokie smurto protrukiai nesikartotų. Ir aš atrodžiau kaip absoliuti radikalė, bet už vienos dienos Barackas Obama atsistojo ir pasakė, kad taip, žiauru, ką Hamas padarė, bet jeigu mes spalio 7 įvykių nematysime 75 metų okupacijos fone, mes tiesiog neigiam realybę. Tai reikia suvokti, kad manau, vis daugelis kalbančių nori matyti taiką ir tai, kad Hamas sunaikinimas, jisai nebūtinai yra tas vienintelis taikos kelias, nes jisai iš esmės tai kelia milžinišką humanitarinę katastrofą ir vėlgi, kaip mes galime nesuprasti, kad šiuo metu yra kuriami genocidiniai naratyvai ir vykdomas labai plataus masto smurtas ir manyti, kad tai yra išeitis. Tai turbūt tai. Čia labai visiems, kad sakiusiems ir truputėlį gaila, kad ne tiek daug to laiko turim pusvalandžių tai diskusijoms, nes kaip tai planavom mažiau laiko kaip pasakymams, bet matom, kad visiems labai norėjusi daug ką pasakyti. Bet kalbant apie šios diskusijos formatą, aš manau, tai buvo labai svarbu parodyti tikrai labai skirtingas perspektyvas, todėl, kad būtent šis konfliktas yra per daug kompleksuotas ir tikrai negalime iš vienos perspektyvos pasižiūrėti. Ir būtent pažvelgiant į tą status quo dabar, kurį mes turime, ir labai daug kalbėjome apie tokią kaip istorinę kažkokią tai perspektyvą, šiek tiek turėjome ir to religinio konteksto ir visą kitą. Bet tikrai mes galime teigti, kad dabar vyksta tam tikra humanizacija. Jeigu vien tik pažiūrint į tokius skaičius, kokius mes turime, jeigu mes turime virš 1000, spalio 7 dieną, tai dabar galbūt virš 20 000. Ir apskritai kalbėti apie tai, ar galime šios skaičius kvestionuoti ar ne, ar kuri pusė ten teisingai ar neteisingai, tai aš manau, čia truputėlį yra sudėtinga, nes kodėl tai vyko šios diskusijos idėja, arba kodėl paskatino mane kaip kolegos tai padaryti ir aš pasakiau viskas, dabar yra taškas. Tai tiesiog vieną vakarą mano dukra skambina ir sako, mama, aš nebegaliu, nes jinai mato tokius vaizdus. Ir tai išties, galbūt būtų mano klausimas pradžiai Nagliui, kad jeigu mes kalbame apie tą humanizaciją ir apskritai šitų sąvokų vartymą, tai dabar turi Izraelis teisę tokiu mastu gintis, ar tai Hamasas turėjo teisę, aišku, kad nei viena, nei kita pusė ne, bet jeigu, pavyzdžiui, prieš porą dienų tai aš skaičiau vieno profesoriaus Bonos, jisai reiškia, tai yra profesorius tautų teisės ir jisai, kaip ir, sako, viskas čia yra gerai, tie visi reiškia įvykiai, pastarosius tuos 2 mėnesius, jie pateisinti yra, tai reiškia, Izraelis turi teisę ginti. Ir truputėlį irgi apie tai kalbėjo Gintarė, kad mes tą sąvoką galim labai įvairiai vartyti. Ta pačia, reiškia, grupuotė Hamas ar vieną kitą negrupuotę, tai kaip mes dabar įvertinsim, ar tai kaip grupuotė, kuri užneš savo priklausomybę, kariauja, ar tikrai mes ją galime kaip teroristinė grupuotė ir panašiai. Tai galbūt dabar, Nagliui, jums klausimas, tai yra smurtas. Ir dabar mūsų eroje, kur mes tiek daug apie humanizmą kalbame, ar tikrai dar vis galioja tas akį už akį?
Bet žiūrėkit, aš tik noriu, kad kuo trumpiau, todėl kad, man atrodo, tą diskusiją vieni kitiems tikrai galim užduoti ir Matot, tas regionas yra kitoks negu mūsų. Tai yra tokia žemė, kurioje, suprantama, kumščio jėga ir kumštis, o ne kažkoks gerumas, mielaširdingumas valdo. Ir dabar pasižiūrėkime iš Izraelio perspektyvos. Tarkim, jeigu ta reakcija būtų silpnesnė, aš dabar neteisinu, bet aš dabar žiūriu, taip sakykime, strategiškai, kaip potencialus ar hipotetinis, sakykime, ne potencialus, bet hipotetinis, politikas ar kariškis. Tie Hamas teroristai, nelaisvės kovotojai teroristai, jie supranta tik tai jėgos kalbą. Ir jeigu Izraelio atsakas būtų buvęs silpnesnis, tai būtų buvę iš karto interpretuota kaip galimybė tą smurtą kvadratu, kubu ar dar aukštesnių laipsnių didinti. Nes vienintelis būdas stabdyti, tai tiesiog netgi sakyčiau, yra toksai pasakymas, kuris man šiaip nelabai patinka ir pats principas nepatinka, asimetrinis atsakas, čia Putino vartojamas terminas. Tai mano požiūrį, jeigu tokio griežto nebūtų atsako, tai čia visi jau būtų, galbūt Izraeliui suvalgę, iš visų pusių būtų keliavę. Prisiminkime tuos ankstesnius karus, Jom Kipuro karą, 6 dienų karą, tai jeigu ne tas labai, sakyčiau, brutalus ir greitas ir efektyvus sutriuškinimas Izraelio priešų, tai Izraelio vėlgi nebūtų. Tai dabar žiūrėkime iš Hamas teroristų pusės. Jie žinodami, kad Izraelis yra vakarietiška valstybė, kuri angažuojasi vakarų vertybėm, ir tai yra vakarų civilizacijos farpostas artimuosiuose rytuose. Kad jiem bus taikomos kitos taisyklės negu jiem, teroristai. Tai jie, mes mąstydami, kad galbūt žūsime, bet pulsime, o jeigu tie bandys gintis, iš karto jie bus kaltinami, kad jų atsakas per daug didelis, kad jis yra asimetrinis. Ir mes slėpsimės už civilių ir tegul jie pabando mus iš ten iškrapštyti. Jos kritikuos. Tai va taip manipuliatyviai mąstant ir dabar įeinant į jų pozicijas, į jų situaciją ir taip pat į Izraelio kariškių ir politikų situaciją, tai jie šito manipuliacijom neturėtų leisti išsipildyti, nes priešingų atveju tai iš karto pralaimėjimas. Reiškia, tos manipuliacijos, tiesiog instrumentinis mąstymas geopolitinis labai gudrus, o tą klastingumą ir gudrumą tai šio minėjau, tas puolimas per religinės šventės, tai jis apskritai jisai negražus iš bet kurios garbingos kultūros, ir islamo kultūra yra didinga ir garbinga, iš tos religijos ir kultūros požiūrio taško tai yra labai negražus ir žemas. O Izraelis garbingai 105 metus. Visų pirma, tai nėra okupacija. Pavyzdžiui, čia yra tas pats klausimas kaip žydų turto toje pačioje Lietuvoje grąžinimo. Tarkim, žydai, kurie išvyko kitur arba išvaryti kitur, dabar bando susigrąžinti turtą. Tai jų grįžimas į savo namus galėtų būti irgi tų galbūt žydšaudžių apsigyvenusių apibūdintas kaip okupacija. Tai jie grįžę į savo istorinę tėvynę. Ir ta žemė yra trečdalio Lietuvos teritorijos dydžio. Tai yra mikroskopinė teritorija palyginti su tom kitom arabų etnoso šalim, kurių ta bendra teritorija virš 600 kartų yra didesnė ir pačių tų valstybių, jas vadiname arabų valstybėmis. Potautės arabų, ten tie dialektai skirtingi, bet galima vadinti tokiu arabišku etnosu, virš 20. Tai mes kvestionuojame, tai mes nekvestionuojame, bet džihadistai kvestionuoja, tas pats Iranas kvestionuoja galimybę žydam turėti mažytę valstybėlę, kuri trečdalį sudaro Lietuvos teritorijos. Tai man atrodo, turint galvoje, kad pačių kurdai, didžiulė nacija, neturi savo valstybės, tai čia joks nėra priekaištas nei Sirija, nei Turkija, aš čia tiesiog tai tik tai kaip analogijos dėl paminėjau. Tai Iranas iki šių dienų kvestionuoja Izraelio teisę egzistuoti. Tai tiesiog pasižiūrėkime iš tokios netgi pragmatinės perspektyvos, kaip galėjo žiūrėti islamo teroristai. Tie patys teroristai, kurie tikrai nėra prastesni kabutėse
nėra geresnė už Islamo valstybę. Ir mes dar prisiminkime, kaip buvo Mosulas vaduojamas. Tai buvo daugybę mėnesių vykusi karinė operacija ir buvo daugybė civilių aukų. Tai Gazos atvejs yra panašus kaip Mosulo. Ir tikrai reikėjo išvaduoti tą Mosulo nuo ISIS teroristų. Tai tuomet tie, kurie dabar kritikuoja, nekritikavo, dabar kritikuoja tą Gazos operaciją. Mano įsitikinimu, ten tikrai naudojama perviršinė jėga, bet Izraelio kariškiam galbūt matyti geriau. Aš nebuvau vietoje ir man ta situacija nežinoma. Bet kad reikia išvalyti tos teroristus, tai tikrai reikia. Manau, kad čia tikrai nėra jokio klausimo dėl to, o kad jie kaip paskutinį liurbė visiškai neturėdami savigarbos slepiasi už vaikų, už senolių, už moterų pečių, panašiai kaip suvarė žydams durklą per Jom Kipuro karą ir va dabar per Simchatorą šventę. Tai aš jau baigiu. Aš, matot, nenoriu pilti druskos ant žaizdos, bet aš dabar reaguoju tuos vėlesnius pasisakymus. Tai tiesiog aš noriu pasakyti, kad pasaulis yra žiaurus ir Izraelis turi teisę apsiginti tokiais būdais, kuriuos jisai mato kaip reikalingus. Aišku, tai yra baisu ir mes gailime tų aukų, bet priešingų atveju tai būtų, manipulacijos, tai būtų pasidavimas manipulacijom ir tie slepiasi ligoninėse, už moterų ir vaikų, ir tu jų iš ten neiškrapštyk, nes tai žinoma, mes galim daryti, ką norim, ir ateis vakariečiai sakys, va, čia nesilaiko humanitarinės teisės, tada reikia tik kapituliuoti, o kur jiem gyventi, tai po žemę jiem gyventi, į Šeolą jiem sulysti, tai tada mes elgiamės kaip hitlerininkai, kurie bet vykdė tą genocidą, dabar mes jam draudžiame turėti trečdalio Lietuvos teritorijos dydžio valstybę, kai arabai turi 20 su viršum ir 600 kartų didesnis teritorijos. Gerai, viskas baigiau. Ieva, aš norėčiau jūsų paklausti programą, kurią paminėta, kaip Irano specialistė, ar tikrai Iranas kvestionuoja Izraelio valstybės egzistavimą? Aš suprantu, kad yra naratyvai vieni, bet reali politika yra tikriausiai kitokia. Aš tai siūlyčiau, Iranas yra radikali valstybė, islamistinė valstybė ir jie save mato kaip visų musulmonų globėjus, visų pasaulio musulmonų globėjus, ten iš tikrųjų labai, labai specifinis tas režimas. Ir jie taip pat mato, kad yra, bet čia visi globalūs pietūs mato, kad kur yra silpnesni ir kur yra stipresni. Tai Iranas irgi mato, kad šiuo metu palestiniečiai yra silpnesni. Ir jiems atrodo, kad juos reikia kažkaip paremti. Bet Iranas niekada nieko ypatingai nedarė. Tai tas, manau, kad Irano vaidmuo iš esmės šitam konflikte, Palestinos, Izraelio konflikte, jis yra labai menkas. Dabar kalbant apie, gal labiau reiktų susikoncentruoti tai, ką Hamas mąsto, ir čia buvo bandymų kalbėti apie tai, kas yra tie Hamas, ir čia vis tiek toliau jos lygina su ISIS ir visais kitais įmanomais teroristais. Tai iš esmės žydų fundamentalistai, taip pat kaip ir islamo fundamentalistai, jie turėjo, Hamas iki šiol egzistuojanti radikali organizacija, bet žydų fundamentalistai lygiai taip pat turėjo ir Gun, Legi ir visas kitas įmanomas teroristinės organizacijas prieš Izraelio susikūrimą, ir jie bombardavo civilius ir užsiėmė panašiom veiklom, nes religijos labai panašiai numato, kaip reikia veikti. Arba jų interpretacijos, fundamentalistinės interpretacijos islamistinio tipo. Tai taip yra Hamas, kuri save suvokia visoje Palestinos mandatinėje teritorijoje, kad norėtų įkurti islamo valstybę, bet jie yra politiniai. Jie nėra jokie religiniai išprotėję fanatikai, kurie būtent taip ir ne kitaip. Jie turėjo išsileidę vieną chartiją 88, tada 2017 metų, kurie labai ir nuo 2005 metų jie pasirašo Mekos susitarimus ir visus kitus įmanomus susitarimus, kalbasi su JAV prezidentais, bendrauja ir jie sako, mes norime kurti jungtinę vyriausybę su Fatah ir mes norime atsisakyti teroristinių metodų, mes norime pripažinti Izraelį ir pripažino Oslo susitarimus Izraelį. Tai jie pripažino Izraelį su 67 metų sienomis ir tada sakė, okei, mes norime šalia turėti savo valstybę.
Tai jų matyti kaip kažkokių išprotėjėlių, ar prilyginamų ISIS arba kitoms vadinamos takviristiniam, žihadistiniam organizacijom tikrai negalima. Jie yra iš tikrųjų politinė jėga, kuri naudoja teroristinį metodą. Vėlgi tas teroristinio metodo jų naudojimas, jisai yra irgi pakankamai ribotas palyginus su kitom džihadistiniam organizacijom, tai yra su Islamo džihado judėjimu Palestinoje, kurį jie kontroliuoja beje, ir nuo 2011 metų iki pat 2014 metų jie kontroliavo kitas džihadistinės organizacijas, kad jie neleistų raketų iš Gazos sektoriaus. Ir dabar dar kartą reikia trumpai pasakyti, kad vis dėlto Gazos ruožas ir vakarų krantas yra laikomos okupuotomis teritorijomis. Tai yra Gazos ruožas yra labai mažytė teritorija, Vilnių dydžio aptverta tvora. Ir iš esmės, jeigu jie norėtų kovoti prieš blokadą, kurią vykdo Izraelis, tai yra okupacija blokados pavidalu vadinama, jie gali kovoti vieninteliu metodu, tai yra, pavyzdžiui, laidydami raketas į kitą pusę. Tos raketos, anot Finkelmano, kuris analizavosi 2008 ir 2014 metų konfliktus, iš esmės yra neefektyvios. 2008 metais Airdomas neveikė virš Izraelio. Ir kai buvo paleisti 1000 raketų iš Gazos ruožo, tik viena apgrovė trečią aukštą vieną pastatą. Tai iš esmės jos yra tik tai erzinimui skirtos. Dabar jos darosi efektyvesnės, bet tuo metu jos buvo net neefektyvios. Ir jie teroristinė organizacija vadinami dėl kelių priežasčių. Tai yra vienas, kad tos raketos neturi taikiklių. Kad kai jie leidžia tą raketą į Izraelio teritoriją, jie nežino, ar jinai kris ant militaristinio ar ant civilinio objekto, kita vertus, jau nekrenta, paaiškėjo. Tai čia yra viena iš didžiausių priežasčių, kitas yra tas vadinamas suicidal attacks, bet jie buvo jas sustabdę ilgam laikotarpiui, bet tuo metu Izraelis niekaip nereagavo į jų politinį pokytį ir norą tartis, bendradarbiauti ir kažką daryti. Tai juos taip nurašyti į visiškus ten radikalus, kurie čia bando išnušluoti Izraelį nuo žemės paviršiaus, yra kaip minimum keista. Bet ne keista, tiksliau, tai yra labai savaime suprantama dėl to, kad toks ir tikslas yra, kad parodyti, kad su ta kita pusė neįmanoma kalbėtis, neįmanoma dėrėtis ir kad deokupacija irgi yra neįmanoma. Nes iš esmės sprendinys yra neatsakyti tuo pačiu arba 10 kartų daugiau, kas yra dabar daroma, sprendinys yra deokupacija. Tai yra, jie yra pripažinti, kad Hamas yra politiški, kad jie turi politinius tikslus ir tuos politinius tikslus atliepti. Tai tam, kad nereiktų tų politinių tikslų atliepti, kad nereiktų stabdyti okupacijos, jie yra pateikiami kaip visiškai beprotėliai ir siaubingai radikalūs. Tai čia yra, tiesiog, jiems tai. Čia dar truputėlį norėčiau tiesiog visavai, galbūt akcentuoti, galbūt savoką džihad ir okupacija, istihlel. Tai net ir dabar, kai žiūri visada žiniasklaidą arabų kalba, tai pastoviai naudoja tą žodį istihlel, tai reiškia okupacija. Ir jie, aišku, Izraelį vadina kaip okupanto. Dabar truputėlį dar užduoti vėliau klausimą apie tą pačią teritoriją, kur gali būti Izraelis ir Palestina, bet dėl džihado, tai vėlgi aš nežinau, galbūt dauguma etinių veikalų džihadą interpretuoja kaip ne puolimą, kaip tam tikrą karą, o kaip gynybą. Tai yra pirmoji eilė gynyba, tai reiškia pastangos ginti savo šalį. Ir tiesiog kiek man teko susidurti su šią savoką, būtent šią konotaciją ji turi. Aišku, visada yra tam tikros aplinkybės, istorinės, politinės ir taip toliau, kokia linkme paskultas karas gėsti. Bet vis dėlto dabar čia man patiko ta idėja pradžioje, apie kurią kalbėjo galbūt Naglis, kad tai turėtų būti žemė, kuri priklauso visiems, galbūt tokia kaip niekieno ir visų, tai yra ir krikščionių, ir žydų, ir reiškia musulmonų, ir kiek mano žiniomis, jeigu ne, tai pataisykite man istorikai, tai galbūt Britų kaip ir mandatas iš pradžių ir norėjo, su tuo būtent sionistiniu judėjimu ir su musulmonais, kartu su krikščionys, ten turėti tokią kaip ir visų valdomą žemę. Ir mačiau irgi tokį terminą, kuriuo yra sakoma, kad Britai vos ne tą patį žirgą pardavė 2 šeimininkams, kad jie vienu momentu buvo ir arabams žadėję jų, reiškia, valstybę įkurti su žydais ten, kaip, reiškia, jų jau tokie kaip pilnaverčiai gyventojai ir kai politinės aplinkybės keitėsi, tą patį žadėjo žydams, ir kažkur tai persvara, reiškia, kilo į žydų
pusę ir vis dėlto visada irgi minėjote apie tas visas politinės ir religinės, reiškia, parlamente, kurios yra tos rolės, tai visada yra kalbama apie Eretz Izrael. Ir vis dėlto tikslas yra su tom visom okupacijom arba su nausėdijom turėti tą visą žemę Eretz Izrael, galbūt be musulmonų, nes vis vien, kaip ir jūs minėjote, ne iš tų žmogaus teisų perspektyvos, tai net ne visi arabai arba musulmonai turi ten pilietybę ir ne visi gali savo tas pilietinės teisės išnaudoti. Tai, Aušra, kas yra tas Eretz Izrael? Aš tikrai tai yra tikslas. Gerai, aš čia atsitinsiu. Ne, tai Eretz Izrael tai yra, praktiškai religinis arba kultūrinis terminas, kuris praktiškai, kaip sakiau, jisai yra ir buvo tradicijoje naudojamas, nes terminas Palestina, tai čia visi žino, kad po Bar-Kochbos sukilimo, kurį romėnai numalšino, tai pažemindami žydus ir išvarydami iš žemės pavadino tą kraštą Palestina. Tam, kad būtų užtvirtintas šitos pažeminimas. O Eretz Izrael tai tiesiog yra terminas, kuris yra Tanache, žydų šventose raštuose yra naudojamas kaip žemė, žodžiu, kurią Dievas yra pažadėjęs. Bet čia reikia tokio, tai va, ir kaip sakiau, yra visa atskira dalis įsakų, religinės tos teisės, žodžiu, kuri yra konkrečiai susijusi su Izraelio žeme. Tai yra, ten yra tam tikra tokia teritorija, kurie apima netgi daugiau negu, kad, tarkim, dabartinė Izraelio šitą teritoriją. Bet kalbant apie kokią nors tą okupaciją, dar ką nors, tai, iš tikrųjų yra klausimas, kas yra okupacija, kas yra kolonizacija, tai yra terminas pats yra kaip ir neapibrėžtas, nes paprastai okupacija tai yra kai viena valstybė, tarkim, užima kažkokios kitos valstybės arba kažkokia teritorija, kur yra kolektyvinis savininkas, yra kažkoks kolektyvinis darinys, kuriam priklausė kažkada ta žemė. Jinai nepriklausė, jinai buvo Osmanų imperija. Paskui ir šitą Britų mandatas, tai po pirmo pasaulinio karo, ne tada, kada pradėjo važiuoti žydai ir jie pradėjo įsigyti tas žemės, jie pirko tas žemės ir kūrėsi tenai, žodžiu, kaip savininkai tų ir kitų žemių. Ir dabartinė, aišku, yra ten tų radikalų, religinių radikalų, ten kažkaip tai, tam knesete ir panašiai, bet tai jie gali kelti tą tikslą, bet tai yra vienas dalykas yra kai kurių radikalų retorika, kitas dalykas yra projektas, valstybinis projektas, kuris vykdomas arba nevykdomas. Ir jisai nėra vykdomas. Ir šiandieną, pavyzdžiui, yra svarstoma, ką daryti su ta Judėja Samarija, iš to Gazos ruožų. Tai sklando tokios idėjos, kad galbūt atiduoti Jordanijai tą krantą, taip vadinama, ir Gazą Egiptui, bet jie neima. Ką kalbam iš viso? Tai niekas jų nenori. Ir buvo siūloma pilietybė tiems arabams, žodžiu, iš tų teritorijų, bet 10% priėmė tą. Kiti yra, kadangi nėra piliečiai, tai aišku, yra problemiška, kaip suvaldyti tokius, kaip čia pasakyti, gentis arba visuomenė, kuri kažkokiu tai būdu nesugeba susiorganizuoti, susitvarkyti, žodžiu, kažkokiu tai būdu infrastruktūrų sudaryti, žodžiu, kurios galėtų vesti prie to valstybingumo. Čia klausė, žodžiu, kodėl viena tauta pasinaudoja tą progą, kita nepasinaudoja tą progą, žodžiu, sukurti valstybę. Tai elementarus atsakymas. Žydai, kurie kėlė seniai, jie organizavosi ir jie kūrė, iš tikrųjų, jie organizavo visas struktūras, universitetą kūrė, visus kitus dalykus, kad galėtų sukurti
ir ruošėsi tai valstybei. O kita pusė tiesiog faktiškai buvo kaip ir sakiau, kitą dieną paskelbus Izraelio nepriklausomybę, aplinkinės šalys tiesiog užpuolė visą tą kraštą, kad sunaikintų tą Izraelio valstybę pačioje pradžioje, žodžiu, ir pasidalintų tą žemės. Ir tą padarė, Izraelio neįveikė, bet pasidalino tą žemės. Ir dėl ko vadinama vakarų krantu? Dėl to, kad tai buvo kaip ir Jordanija buvo pasėmus. Jordanija buvo okupavusi tą teritoriją. Ir paskui Izraelis turėjo ginti 67 metais ir tam gynybinėme kare, aišku, įvyko tai, kad atkovojo tas teritorijas, kadangi ir Jordanija atsisakė tų teritorijų. Kokia čia okupacija yra? Na, aš truputėlį čia irgi turiu pasakyti, kad yra dabar pasakyti, lyg tai aš suvokiu po visų šitų pasisakymų, kad kai atsiranda visas sionistinis judėjimas, kad žydai ateina į niekieno žemę, kad ten negyvena žmonės. Ne, žmonės gyveno. Galima, tai super. Tai yra pusė tiesos, jo, mes turime visai kitą pusę, kad dėl to, kad buvo atimamos ir laukiama, kad tai palestiniečiai, tai tarkamas, tai buvo tam tikras procentas. Jo, žiūrėkit, aš tą vieną, žiūrėkit, aš tavo paskutinį, galit vieną klausimą, mes iš 5 minučių turim palikti auditoriją. Problema yra tame, kad tikrai eina toks naratyvas, kad žemės buvo niekiamos, tai buvo osmanų, ar tai ne osmanų, tai buvo Britų mandatas. Ir klausimas, kiek apskritai palestiniečiai turėjo teisės kažką tai patys spręsti. Britų mandatas po pirmo pasaulinio karo, ne. Gerai, žiūrėkit, dabar Visų pirma, Palestinos vardas žinomas jau 4000 metų, nuo vėlyvojo bronzos amžiaus. Yra labai didelė Nur Masalha studija, kuri vadinasi Palestina 4000 metų angliškai. Dabar kitas dalykas. 48 metais, prieš įkuriant Izraelį, žydai buvo supirkę tik 6% žemės. Va, 6%. Šita knyga yra bazinė knyga, rėmėsi Izraelio archyvais. Ją būtina perskaityti, norint kalbėti apie Palestiną. Ir trečias dalykas, dėl to, kad palestiniečiai kažkokie ten atsilikėliai ir nesugebėjo nieko padaryti. Kai buvo tas jungtinių tautų padalymas, žydam buvo skirta 56% žemės Palestinos, o žydai sudarė tik 1/3 gyventojų. Tai kaip galėjo palestiniečiai sutikti? Tas vyko 47 metų lapkričio mėnesį. Po to Ben-Gurionas pasakė, gerai, jeigu jūs nesutinkat, paimsim jėgą. Ir 47 metų gruodį iš karto prasidėjo kaimų puldinėjimai, prasidėjo etninis valymas. Viskas aprašyta. Taip, remtasi archyvais Izraelio, Ben-Guriono dienoraščiais labai detaliais. Ir iki Izraelio įkūrimo, gegužės 15 dieną, 48 metų, jau buvo ištremta 200 000 žmonių. Palestiniečių kaimų sunaikinta, aš nesimenu kiek dabar, bet irgi 10, žudynių įvykdyta. Taip kad prašau skaityti ir Žinokit, dar galbūt norėčiau, labai prašau gal užbaigti čia tik to laiko nėra, net galbūt pat Goda jūs ką pasakytumėte į pabaigą, bet aš tik taip pasakysiu, kodėl, ne tą kontekstas mano klausimo. 2 milijonai taip Gazos gyventojai ir jie, reiškia, iš Gazos turi visi kaip buldozerų kažkodėl tai eiti prie Egipto sienos. Ir dabar visada yra būtent priekaištas, ir jūsų, ne, aušra buvo, tai kodėl arabų kaimyninės šalys nepriima savų, kodėl taip. Ir kitas netidarė sienos. Kita verta mes sužinome, kad per visą šį konfliktą kiek 6 milijonai atrodo, taip yra pabėgėlių, jau kurie gyvena, reiškia, už tų istorinių Palestinos ribų. Tai apskritai, ar yra dar tikslo diskutuoti šį pabėgėlių klausimą, ar tai lieka tiesiog demagogija kažkokia? Ar irgi atsistoti? Visų pirma, aš tik tai norėčiau labai pabrėžti, kad tai yra okupuota teritorija ir mes čia kalbam apie tarptautinę teisę, mes kalbam apie tarptautinio teisingumo teismo patarėjimų nuomonę ir čia nėra gerbiamos Aušros ar nėra profesorius Kardelio, žodžiu, interpretacijas. Tai yra okupuota teritorija
Žodžiu, ir tai yra aukščiausiai teisiniai, žodžiu, dokumentai. Ir mes apie šitą, nu nežinau, galim diskutuoti, nediskutuoti, bet čia yra tiesiog istorinė, nu, tiesiog teisinis faktas. Dabar apie tą sugrįžimą, teisę sugrįžti, čia kadangi tai buvo neigiamas tas okupacijos faktas, man tai palestiniečių, žodžiu, yra vienas pagrindinių dalykų, ne kodėl negalime mes, dėl ko nesusitarė dėl tos teisės. Tai man atrodo, kad labai svarbu kalbėti, bet reikia turėti omenyje, kaip čia pasakyti, negalima kalbėti apie teisę sugrįžti palestiniečių be kalbėjimo apie Nakbą. Ir mes neminėjom, bet jau pradėjome apie tai kalbėti, tai Nakba tai yra katastrofa arabiškai ir turime, kad per 48 metais, kai susikūrė Izraelis, apie ištremtus 700 000 žmonių. Ir mes apie teisę sugrįžti kalbame būtent apie šitų asmenų ir jų palikuonių teisę sugrįžti į palestiniečius. Iki šiol gyvena pabėgėlių stovyklose jau dešimtmečius. Ir aš asmeniškai, kai gyvenau vakarų krante, aš gyvenau Beit Džibrin pabėgėlių stovykloje. Beit Džibrin vadinasi todėl, kad tai yra vienas iš sunaikintų kaimų. Ir tas dabar yra Beit Guverin nacionalinis parkas. Ir tiesą sakant, aš dalyvavau vieno žmogaus sugrįžime į Beit Guveriną, į Beit Džibrin. Ir tu supranti, ką reiškia šitiem žmonėms šitas klausimas. Ir man atrodo, kad būtų labai labai svarbu ne tik tai prisiminti žmonėms kalbėti, ne tik tai palestiniečiams, ir tai yra tokia jų tapatybės dalis, bet kad Izraelis prisimintų šitą dalyką. Nes šiuo metu yra vykdoma aktyvaus pamiršimo politika, tai yra, mes žinome, kad yra medžiai apsodinami tie, kur yra sunaikinti palestiniečių kaimai. Yra 2011 metais priimtas įstatymas, kuriame draudžiama bet kuriai organizacijai arba institucijai, kuri bando kalbėti apie Nakbą, yra draudžiama skirti finansavimą. Bet nepaisant to, yra tokia puikia organizacija, kurią labai labai rekomenduoju, Izraelio organizacija, kuri vadinasi Zachrot, kas reiškia iš hebrajų kalbos remembering, tas aktyvus prisiminimo veiksmas. Ir ten yra dedami archyvai apie sunaikintus kaimus, yra kalbama apie 48 metų, žodžiu, katastrofą. Ir man atrodo, kad Izraeliui tik tai būtų geriau, jeigu galėtų prisiminti, nes kas įvyko ir reikėtų, bet tuo metu, aišku, reikėtų permastyti savo visus įkūrimo mitus ir pripažinti, kokią tragediją sukėlė ne savo įkūrimu. Tai čia vienas dalykas, kodėl, man atrodo, labai svarbu kalbėti ir dėja to nedaroma pačiam Izraelyje. O kodėl Egiptas netidaro sienos? Nu, tai man šiuo atžvilgiu iš vis nesinorėtų kažkaip kalbėti ir perkelti šitą atsakomybę. Egiptui šiuo metu bombarduoja jau okupuotą teritoriją, masiškai bombarduoja Izraelis ir mes kažkur dar galvojam, kodėl Egiptas neatidaro teritorijos. Egiptas yra valdomas autoritarinio lyderio, kur Rafos atidarimas irgi priklauso ir yra derinamas su Izraeliu. Tai aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad dar viena valstybė galėtų įsileisti palestiniečių pabėgėlius. Kad jie tiesiog atgal toliau neturės teisės sugrįžti. Ir mes žinome turbūt girdėjote apie Izraelio žvalgybos ministerijos, labai svarbu pasakyti, kad tai nesvarbi ministerija ir taip toliau, bet parengtą dokumentą, kuriame yra visas planas apie tai, kad palestiniečius išstumėm į Egiptą ir, kaip žinia, ten jau, kai išsistumė iš Izraelio teritorijos de facto ar de jure, tai jau niekada ir nebesugrįžta, tai kai ten išstumti ir tegul tvarkosi Egiptas. Tai gal nesvarbi ministerija, bet kad tokia idėja plaukia ir kad iš tikrųjų ganėtinai aktyviai, jeigu žiūrėsim, pirmiausiai šiaurės reikėjo vidurį pastraukti, tai iš vidurios į pietus, kad jinai yra gana aktyviai vykdoma. Yeah. Labai ačiū ir labai gaila, kad mes turime susidėlimų palikti auditoriją, net tiesiog nebesukomentravom. Tikiuosi, kad mums labai patiko. Ačiū tau. Ir aš galėsit pažiūrėti tiek Tomai, 2 savaites, taip, dar bus įrašas. Ar bus įrašas? Ar įrašas bus, tai kaip saugiausia? Jo, kiek 2 savaites. Nu, aš galvoju, čia padėjo.